kadangi praeitą kartą aš dar, kas buvo anoje paskaitoj, kalbėjau apie šeiminio gyvenimo etapus šeimoje, kad mes apsivedam, kas atsitinka šeimoje būnant kartu. Kad praktiškai tie etapai bus sutinkami kiekvieno iš mūsų. Ar mes, sakykime, būsim apsivedę, ar mes šiaip draugausim, visada susidursim su stadijom, kai vienas kitam praktiškai nusibosim, priprasim vienas prie kitų, teisingai gyvenant, ir pamatysim vienas pas kitas skirtumus, trūkumus ir pradėsim vienas kitą kritikuoti. Ir tada įvyksta tas lūžis. Arba mes skiriamės, arba toliau nusprendžiam gyventi. Jeigu mes nusprendžiam toliau gyventi, tai reiškia, mes turim apsišarvuoti kantrybę ir vienas kitam tiesiog gyventi vien jau dėl iš pareigos. Vienas su kitu šlifuotis, vienas kitą palaikyti, nes kur mes bėgsim pas kitą žmogus, su kitas žmogus irgi tiek pat turės problemų ir nemanykim, kad mes rasim tą auksą. Sako, kad auksų niekas neturi. Žemėje visi mes su trūkumais. Žemėje nėra pilnatvės, žmogus negali taip turėti visą pilnatvę, kad jam jau ten viskas būtų idealus. Idealo nėra. Kiekvienas žmogus, ar vyras, ar moteris, ar jaunas, ar senas, ar Lietuvoje, ar užsienį, visi turim trūkumų. Tik iš pradžių, kai susitinkam, mes susižavim tą antrąją pusę ir galvojam, koks gražus, arba vyras sako, kokia graži moteris, man kokia jinai princesė, kokia jinai tokia, nokia, gėlytės ten neša. Mušasi kartais su kitu ar ne vyru, jeigu ten vaikinų, sakykime, jeigu atsistoja kažkas tai, ten, nežinau ką padaro, per galvą verčiasi šitai, kad tik kažką tai tokių, žodžius randa ypatingus, kad įtikti. Ten prieš tą Anytą irgi ten viską daro, kad tik nusipelnytų malonės ir gautų tą mergaitę. Bet kai gauna, pabūna, metus, 2, 3, paskui sako draugams, ragana, su ragana gyvenu, arba dar kažkaip. Tai čia būna, bet aišku, yra vyrų, kurie nesako taip, bet vis tiek kaip ten būtų, būna konfliktai. Konfliktai yra įvairūs ginčiai, čia jau vėl atskiros temos, dėl ko ginčiamės, dėl ko mes vienas kitų nepatenkinti. Bet iš visada mes vienas kitų nepatenkinti dėl savo egoizmo, kadangi kitas žmogus mane pradeda nebetenkinti. Man netinka kartais, kad taip vaikšto, kad taip valgyt paruošė, taip nedaip nusišypso, nes tokia nuotaika namo parėjo, dar kažkas, visada galima prisikabinti. Tai jau iš karto reikia žinoti ir atmesti, kad idealaus žmogus mes nerasim. Užtat, turint vieną ar kitą pusę, reikia tiesiog kažkam tai nusileisti. Vedai sako, geriausiai nusileisti moterims, kaip ten bebūtų. Moteris yra subtilesnės, protingesnės. Moteris gali viską taip susitvarkyti aplink save. Tai va šiandien aš ir pakalbėsiu ir papasakosiu jums, kokios yra moters pareigos šeimoje, kad ta šeima būtų laiminga. Iš vis dėl ko mes kuriam šeimą. Niekas praktiškai matot visą problemą, kad mes nežinom dėl ko kuriam šeimą. Mes galvom, kad būtumėm laimingesni. Taip tikrai, kad būtumėm laimingesni. Tai kodėl mes nebūnam laimingi šeimoje? Kuriam šeimą, kartu būtų geriau, atrodo, ne? Kartu bus geriau, bet kiek iškyla problemų, kiek tam barnių. Praktiškai kas antra beveik šeima skiriasi. Užsienį Amerikoje statistiškai paskaičiuota 80% šeimų išsiskiria. 80%, reiškia 10 susituokė, 8 išsiskyrė. Aišku, ateis laikas pagal tą visą, reiškia, degradacijos procesą, kalė amžiai, visi skirsis praktiškai kažkada. Bet tai, kas yra dabar, mes galim, sakykime, kitaip pakreipti tą savo gyvenimą. Tai vedai sako, kad vyras yra aktyvioji ta pusė, reiškia, jis visada nori turėti tos valdžios, nori valdyti. Ir moteris, jeigu yra supratinga, jinai leidžia vyrui priiminėti sprendimus. Priimt šeimoje. Jinai gali pati sugalvoti, ko ten reikia, kažką nupirkti, kažką paruošti, kažką padaryti. Tik reikia žinoti, kada, kaip pasakyti. Ir, sakykime, jeigu jinai sugalvoja, būna protingesnė šeimoje už vyro, nereikia sakyti, kad aš sugalvojau, tu toksai, pas mūsų šeimoje. Vyrui viskas čia, jis dūsta, reiškia, ego užgauna, tą išdidumą jo, žinot, jis jaučiasi toks magista, jam nieko baisiau nėra, jis nežino, ką ten nori padaryti, reiškia, kad, toksai būtų. Tai moteris, kaip tik, reikėtų vyrui sakyti, va, čia sugalvojai, brangus, tu čia protingas vyras. Aš sugalvoju, jam geriau. Ir jis tada perima tą iniciatyvą šeimoje, pradeda galvoti, pradeda imtis atsakomybės, reiškia, už tą moterį. O ne taip, kad moteris, žinot, dabar šiais laikais kaip vyras, viską daro. Eina į darbą, uždirba vaikų sauklį, valgyt ruošia, viską daro. O vyras pareina kartais, čiuk, ten televizorius, ar net talaus išgeria. Nieko nebenori daryti, paskui jam atrofojasi ta atsakomybė, kada šeimoje kažką turiu daryti, dingsta atsakomybė. Tai vedai sako, moteris turi ir vyrai pareigą šeimoje. Geriausiai, kad mes kai tokėmės iš vis, kad jau, aišku, to nebūna, mes esame akli, sakykime,
tokio racionalumo praktiškai nelieka. Ta prasme, mes nematom tos ateities, neįsivaizduojam, kaip ten kas bus, tiek nesukurti, ta prasme, mes tiek neišauklėti, mūsų tėvai neparuošė, visuomenė neparuošė, mokykla, švietimas, nėra tos sistemos, kad mus paruoštų, kad mes brandus būtume jau, kai kursim šeimą. Kad mes jau iš karto apsitartumėm, sakykime, ką apsitartumėm, kada kelsimės ryte, sakysiu, nes gali būti skirtingas laikas. Gal žmona anksti kelsis, o vyras gal miegos iki pietų, jinai jau pyks automatiškai. Jeigu jinai nepažįsta tiek gerai jo, nežino tos prigimties, kaip jisai keliasi. Jeigu jisai nežino, kada žmona keliasi, vyras irgi nervuosis, jeigu jis anksti atsikels į darbą, jinai neatsikėlė valgyti, neparuošė, ten vaikus irgi reikia išleisti. Jeigu jinai miega dar 3 valandas, kai jis išeina į darbą, jau konfliktas bus, jau nervins. Jis žinos, kad jinai guli. Jau jeigu vyras nėra dvasingas, dorybingas, jis nervins, jis visada prikaišės, sakys, tu miegi iki tada, iki tada. Iki tol jis neprikaišės, kol jinai kažko iš jo nepareikalaus, bet kai jinai pareikalaus iš jo, jis visada prikaišės. Ir net konkrečiai pasakys, kada kaip miegoji, kiek valandų miegoji, kiek minučių, jis užfiksuos. Ir jau konfliktas. Tai geriausiai, kad žmonės jau neapsitartų, kada kelsimės, kas valgyt pusryčius ruoš. Čia visas tas gyvenimas yra iš to. Kas indų išplaus, kaip pavalgysim, ne? Kaip savaitgalį praleisim. Nes iš karto mes sueinam, žiūrėkit, moteris turi savo draugų pusę, vyras turi pusę. Ir kažkas jau nebetitiks, kai šeima bus, reiškia, ar čia pas save pasikviesta kažkur važiuoti, kokie mūsų šeimos papročiai, ar mes čia vaišinsim, kaip tas biudžetas, viskas, tie klausimų iškyla, kaip taisyklė. Tai jau tai reikėtų aptarti. Kas plaustus drabužius, skalbti reikia. Jeigu taip nenusirenkia patys, tuk, ten kaip lydegai paliekus filmuką neina, į tą skalbimo mašiną nesulinda. Kažkas turi surinkti ir būna nešvarus, ir dar kažkas išskalbti, iškabinti, ar ne? Va taip prasideda. Ir dažniausiai tai viskas griūnant moters pusės. Ir moterį tai nervuoja. O kai atsiranda vaikutis, kas jį prižiūrės, kas nešios, vyras galvoja, kad čia nieko nėra. Sako, sėdi namuose per dieną su to vaiku, ką tu čia nieko nedarai. Bet tai čia yra toks, sakykime, gyvenimas su vaiku namuose, kad čia nežinau. Vyrų reiktų tą tik pamatyti, reiškia. Čia pats didžiausias darbas - išauklėti tą jauną asmenybę. Tai va taip. Jeigu to nėra, neapsitarėm, nesusitarėm, tai bus problemos. Gerai, kad jūs ateinate į paskaitas, reiškia, galite realizuoti save, keisti savo gyvenimą, jeigu kažkas nepasisekė, per naują galima viską kurti. Arba jeigu dar nėra sukurta, galite įvesti tą savo tvarką, bandyti sukurti iš vis naujus santykius, pasikeisti. Nes kuriant ar tvarkantis galima viską pakreipti, visą gyvenimą visai kitaip. Tai Vedai sako, kad pati didžiausia atsakomybė arba pati didžiausia pareiga moters šeimoje yra pati daugiau, jei nieko iš esmės nereikėtų daryti, yra kokia. Kaip jūs galvojate? Jūs turit šeimas jau paprasta, aš tai galiu nežinoti. O jūs ką? Tai va, moters pati didžiausia pareiga yra išsaugoti šeimą. Išsaugoti šeimą, įsivaizduojate. O jinai atsako, kad šeima neiširtų. Įsivaizduojate, jinai ne vyras. Vyrų čia nedaina. Vyras kaip? Jis iš pradžių kovoja, kol paima moterį. Jis eina kaunasi ten fektuojasi, paskui ją pasiema ir parveda ir sako, būk su manim. Hop. Ir jis jau čia kaip grobis, ir jis paliko ir eina toliau savo tam žaisti, į darbą, dar kur nusuž. Ir yra jau čia viskas, ją turiu. Jis turi kaip kišenį įsidėjęs, galvoja. Matot? Jam jau neberūpi. Ir tada moteris pradeda lakstyti. Neik pas draugus, negerk, nerūkyk, būk namuose su vaikais, vyras, čia būk viskas, kur tau trūksta. O taip dažniausiai. Taigi būna, ne? Va, tu mane turi, viskas, tu turi būti patenkinta. Matot kaip? Jis jau paėmė ir turi. Jis jau ten, kad kažką dėl moters, vienetai vyrų, galima pirštų skaičiuoti. Čia jaučiu, kiek pas jūs mieste yra. Vienetų tokių šventų vyrų, kad taip viską darytų daugiau, negu moteriai reikėtų. Kad jis sakytų, pristuk, nelakstyk, manęs jau užtenka, jau prisiek, brangusis. Ar tokių yra? Matot kaip? O taip turėtų būti. O jis sakytų, užteks, jau neblakstyk, pasidėk, jau tu valgyt, paruošyt, patvarkiai, čia bar, viską uramink. Matot, taip reikėtų vyrą gesinti, jeigu jis toks jau būtų geras. Va kaip yra, kad dėl antros pusės stengtųsi. Tai moteris atsako už visą vidų šeimoje. Mūsų čia būtas ar namas vidus. Tai moteris atsakinga, kad čia viskas būtų tvarkoj, ta prasme, va. Kad vyktų spektaklis. Va. Moteris už visą šitą veiksmą, jinai režisierė sukuria spektaklį šeimoje. O nuo jos priklauso, kaip mes ryte atsikelsim, pusryčiausim, kokia tvarka bus. Jinai sukuria, ne vyras. Jeigu vyras jau kūrė, žinot, čia yra, jau vyrui ačiū. Aišku, jeigu tai padaro vyras režisierius, jeigu tampa šeimoje, sudiriguoja, kas kaip bus, kokios užuolaidos, kas, tas yra jau super vyras. Bet šiaip moteris, čia jos karalystė turėtų būti. Jinai režisuoja. Kaip sienas dažysim, kaip valgysim, kaip čia kviesim, kaip sakiau, viską. Kokie papročiai, kada įsimiegosim. Jinai sukuria tą atmosferą, tą jaukumą.
Vyro kita funkcija, jis turi ten eiti, uždirbti, kautis, ten vyras už išorę atsako. Už išorę, tai būtų, ar tai namo, ten, bet moteris už visus tos santykius. Ir todėl kartais sunku girdėti, kad moteris sako, va, aš čia nesusitvarkau namie, bet čia jūs karalystė, jinai čia karalienė. Va taip jinai gali sukurti, jinai ką nori gali padaryti šeimoje, pasie yra tokia psichinė energija, kad jinai gali bet ką įveikti. Tai pati svarbiausia pareiga yra išsaugoti šeimą. Jeigu jinai tą padaro, visa kita išsisprendžia. Per gyvenimą viskas po su truputį nusiglūdina, patys žinot. Glūdina ir taip va šlifuojasi, nusišlifuoja santykiai, perpranti tą antrą pusę, gali iškęsti, gali nusileisti. Aišku, yra žmonių, kurie kiekvieną dieną kaunasi, kiekvieną dieną fiktuojasi. Tai ką reiškia? Tai reiškia konfliktai, kivirčiai pastovus, nėra gyvenimo. Kai kurių žmonių, kai ateina, nežinau, ten 30 metų pragyvenę, 40, ir sako, mes gyvenam, bet kiekvieną dieną mušamės. Tai dėl ko klausi? Kam tos gyvenimas? Kokia čia tų gyvenimo prasmė, jeigu taip gyveni? Nu, dėl vaikus va, auginam, dėl kaimynų gėda, jeigu įsiskirsim, apkalbų bijo, matot? Nu, namą pasistatėm, reiškia, kartu kažkur. Kiti slepia. Man teko būti pas vienus, sakykime, dėdukus ten, supažįstama, tai jie turi namą, giminė nežino, kad jie įsiskyrė. Gyvena vienam name, tai jau močiute, pirmam aukšte, įeini, žinot, kaip ponė taip. Viskas sutvarkyta, nauji baldai, vonė, viskas ten televizorius, viskas, būtiniai prietaisai, virtuvė, viskas plytelės, parketas, spinta, viskas. Taigi, tenkinti, ir jis nusileidžia, o jis antram aukšte gyvena, jis nusileidžia, visi čia pasitinka, labas, važiuokit, ten giminės, viskas, žinot, kaip būna ten jubiliejai, kokie 75, dar ką, šnyps atrodo, kokie laimingi, viską turi namas, kiemas, viskas, o taip va, gražu. Ir ten, čiuk paliekam, ir dabar scenarius užlipame antrą aukštą. Oho, kokie 60 metai, įsivaizduojat. Tualetas reiškia, ten, gali nukristi, ta prasme, vonė neplauta 10 metų, ar ne? Miegas, sakykime, ant lovos, toks, nežinau kaip pavadinti, kušetė. Reiškia, langai seni jau net tie šitai dėti plasmasiniai dabar, žinot, plastikiniai. Viskas taip, asketiškai. Reiškia, ten atskira virtuvėlė, toks maras kambariukas, ten vis kokių žuvį, pjausto šitai, sena. Viskas. Kodėl taip? Todėl, kad ta močiutė ar dirba, ar ką, paima visus pinigus, jinai čia šeimininkė, reiškia, įsiskyrė, tu kaip nori ten gyvenk, reiškia, ten dangui tipo, nors ten jau jam pragaras, o aš čia stauroju, nieko nesidalina. Dėl ko nesiskiriam, kadangi namą bendrai pastatėm. Giminėm tik nesakyti, kad mes įskyrė niekas, ateina, suvaidinkim, ir išeina giminės, ir jie, ten, į antrą aukštą šauko, jis ir keliek tenais, va taip va, jie taip gyvena. Matot, kaip gyvena. Tai čia pragar, nereikia ten kažkokio pragaro po mirties, teismo paskutinio. Čia jau vienas kitą reiškia šaudomės. O taip kiti gyvena. Ir jūs turbūt pažįstate ir kaimynus, dar kažkur būna tokie žmonės. Nėra gyvenimo. Tai pati pagrindinė moters, kaip sakiau, pareiga ir išsaugoti šeimą. Bet ir taip negyventi. Taip negyventi. Šis scenarius pats blogiausias. Kas iš to, kad viską turi? Kad namas yra? Bet laimės vidinės tai nėra. Nes pati didžiausia laimė yra vidinė laimė, tai kas išeina iš mūsų širdies, iš vidaus. Mums per gyvenimą niekas neprilinks, mes taip iš šalies, kad mes pastoviai šoktumėm. Nėra tokių muzikantų. Suprantate, ir mums muzikantai nusibos. Turi ateiti vidinis džiaugsmas, taip reikia susikurti savo tą gyvenimą. Tai va, ką turi padaryti moteris, kad šeimoje būtų ta laimė. Tai žinai, kad išsaugot šeimą ir turi vykdyti savo pareigas. Pareigas šeimoje. Kokios yra tos pareigos jos, reiškia, pareigoje, reiškia šeimoje. Tai pirmiausiai suvokti, kad jinai turi, jeigu turi vyrą, tai turi vyrą. Jeigu neturi vyro, sakykime, tai dar nėra šeima, bet jeigu turi vyrą, turi vaikus, kad visada pirmoje vietoje turėtų būti vyras šeimoje. Jeigu yra šeima, kuris susideda iš kelių šeimos narių, ta prasme, vyras gali būti šeimoje, gali būti vaikai, net ne vienas su keli, gali būti tėvai arba vyro, arba mano tėvai kartais parsivežami jau senatę, kad jie galėtų pabaigti gyvenimą mūsų šeimoje. Tai reikia įsivaizduoti ir suprasti, kad visą laiką pirmam plane turi būti vyras. Jeigu ne vyras, kas įvyksta, tai ir vyksta didžiausia tragedija, kad šeima nutolsta, ta prasme, vyras su žmona nutolsta vienas nuo kito. Kada tai įvyksta, tai dažniausiai vyksta, kai mes susilaukiam vaikučio. Kai sulaukiam vaikučio, moteris gauna tą didžiausią džiaugsmą, tą narkotiką, tą vaikutinį, viskas ją nešioja. Iš čia, jinai pati iš jos išėjo, sakykime, iš jos visą energiją, kūnas, medžiagos, viskas per ją susikūrė, tas gyva būtybė.
Ir tas vaikutis yra didžiausias narkotikas, jinai viskas. Vyras sako, nu, ateik pas mane, eik šalin, nelysk, ateik po 3 metų, sako, jinai, taip, tipo. Vyras, tai aš noriu su tavim gulėti, eik po 3 metų ateik. Ir vyras, ojei. Jis jau ten kartais, jam, kam teko su 3 metų, vyro nervina. Jis buvo įpratęs, kaip tavo aš negaunu, ir kas malonumas. Žmona, energija, kad gaut, kad prisiglaus dar panas. O žmonai, kai atsiranda jau vaikutis, vyras jau ten, jau prastesnis narkotikas. Yra vaikutis, džiaugsmas. Ir kadangi mažas vaikas turi daug energijos, jis skleidžia ją, jis šventas yra, sakykime, ne? Ir moteris maitinasi tuo džiaugsmu, traukia iš to vaiko. Paskui žiūrėkit, kaip auga metukai 2-3 jau moteris šaukia ant vaiko, kartais mušt pradeda, tai jau ten 4-5 metų, nes jau viską paėmė, jau vaiko karma išlenda, reiškia blogesnis, nebeklauso, nebesutvarkai, moteris jau klausyk mušiu ten barė. O kai vaikas užaugė, žiūrėkit, 18 metų, 19, jeigu tik baigia vidurinę, neina kažkur dirbti, jau mama, nebe mama, jinai sako, dink iš namų, tu parazitas, valgai čia mano košę, pradeda lėktą ten atskaičiuoti dar kažką. Išeik nebūk, pradėsita kivirčiai. O kokia meilė buvo, ne? O tik praeina 18 metų, 20, viskas jau nenori matyti, sako, nesimaišyk mano, išeik, eik su savo gyvenimu. Dažnai įvyksta pjautynės, jeigu pasilieka vaikai šeimoje, ten 20-25, o aš mačiau, kur, sakykime, senukams 85, sūnui 50, iš vis tas, žinokit, žmogui 50, jis jau turėtų būti visiškai savarankiškas. Tėvams 85 šaukia, tu valgo, tai eik dirbti, o jis prie mūsų stok 2 litrus cigaretėm. Ir va, taip gyvena. Moteris dreba, serga, kiekvieną dieną vaistus geria tenais, nes taip gyvena, tokį vaiką užsiaugino. Va, mūsų vaikas yra, arba mes gausim palaimą, malonumą, pagarbą, jis mumis rūpinsis, arba vaikas, sakykime, mūsų iki paskutinės dienos spaustą prasme atims energiją, atims sveikatą. Tas bejėkas, su tuo vaiku, vaikas didelis, 50 metų, matau, koks čia vaikas. Mums tai atrodo, tai pakankamai senas žmogus, bet tėvams yra vaikas, ne? Sutinkat? Tėvam vaikas, jie nežino. Įsivaizduokite, iki pat mirties jie bus neramus, nes nesugebėjo pasidaryti normalaus vaiko, pasigaminti, prasme, užsisakyti, ten energetiškai, nežinojo kaip. Ir iki pat mirties pergyvens, mirties akimirka vėl protas bus sudrumstas. O šventraštis sako, apie ką galvosi mirties akimirka, tokį kūną gausi sekančiam gyvenime. Tai moteris turi žinoti, jeigu vyras pareina, reikia tą vaikutį padėti prie vyro, pabučiuoti, pasakyti, kad tave myliu. Vyrui iš vis reiktų 3 kartus per dieną reikia pasakyti, kad myliu. 3 kartus. Jūs negalvokit, kad vyras toks yra šaltas, kad jam nereikia sakyti, reiškia, kad myliu. Reikia, kiekvienam žmogui reikia meilės. Nėra žmogaus, nežinau, kas nenorit iš jūsų, kad jūs mylėtų. Aš tai noriu, kad mane mylėtų, o jūs nenorit. Norit, kad jūs mylėtų? Va, tai ir kitas žmogus, ta antra pusė, nepriklausom kiek metų, ar 100 jau ten, reikia sakyti, myliu! Nu, taip reikia sakyti. Sakys, ką? Dar kartą, jis gal girdi, bet nori dar kartą išgirsti. Taip, mes dažniausiai pasitikrinam, pasakyk, ar tikrai mane myli. Pasitikrinam kartais, ne? Pasakyk, matot kaip, norim įsireikalau dar kartą, kad pasakysiu, nes tai svarbu, nes tai paliečia pačius mūsų širdį, ten viskas sudėta, čia mums, čia džiaugsmas, visa laimė, ten širdį, giliai, tai mes įsireikalaujam kartais, sakyk, ar myli, keletą kartų. Tai va, nereikia bijoti pasakyti vyrų myliu. Iš vis vyrą į darbą kaip išleidžiam, čia nesvarbu, kokie papročiai, krikščioniški, nekrikščioniški, reiktų palaiminti. Vaikus reiktų palaiminti, moteris kiekvieną rytą turėtų laiminti vyrą ir vaikus. Kuo tai pasireiškia? Peržegnuoti. Jeigu ir nemato, ir vyras netiki peržegnuoti, į kaklą pabučiuoti, turi lūpas pasakyti, laukiu, tave myliu, lauksiu, kol pareisi. Įsivaizduoji, koks žmogus nepareis? Pareis. Sako, vyras negali net kare žūti, joks vyras nežūtų kare, jeigu jį kas nors tikrai mylėtų. Šventraštis sako, jeigu jį kas nors tikrai mylėtų, jis negali žūti. Reiškia, nes jeigu tokia yra didžiulė meilė, žmona myli, jį kaip su virvė, reiškia, ten, jis nesvarbu, už 1000 km kariavo ir dar kur nors, jinai laiko, va, kaip antena, jį partrauks, kaip guma, žinot, išsitempė ir paskui paukšt, partempė širdį. Va taip, va toks turėtų būti jausmas. Bet mes užmirštam, atsirišam, reiškia, per savo rūpešius, per savo kažką, tai kas man svarbiau. Nu, jis niekur nedings, savo, pareis pats vakare, kuris jau dings pašliauša. Matot kaip, pareis ten kažkoks. Tai pareis, bet jis, ar mano jisai pareis. Jis pareis toks, sakysiu, kur parėjai vėl tenais, arba mesiu ką nors į duris, uždarysiu dar, kur nors matot, pareis. Bet jeigu tikrai va tokia meilė būtų, vyras viskas, mano energijoje, jis va valdomas, niekur jisai nedings. Tai va taip turėtų būti palaiminimas, arba pabučiavimas, arba peržegnojimas. Jokia nelaimė, sako, jam neįvyks. Jis apsaugotas. Moters energija
yra labai didžiulė, moteris yra tiek galinga, jinai bet ką gali stebuklus padaryti. Jeigu jinai sugeba išnešioti kūdikį, išmaitinti, reiškia, jausti visą tą aplinką, žiūrėkit, kiek jinai gali padaryti, ir darbę dirbti, ir namuose sutvarkyti, ir vaikams paruošti. Jinai tiek turi tos potencijos, stebuklai. Moteris praktiškai tik vaikšto į paskaitas. Moteris reiškia viską iškenčia. Iškenčia netektis, iškenčia viską, ten bankruotoja, nebankruotoja, miršta ar nemiršta, kas. Viską iškenčia moteris, kiek gali jūs pakelti ant savo šitos kupros. Tai va, tai reikia pasižiūrėti, reiškia, atidžiau. Ir taip, reiškia, atiduota meilė. Tai reikia žinoti, kada, kaip. Tai pirmas plane visada yra vyras. Reikia žinoti, kad jeigu mes koncentruojamės tik į vaikus, tai vaikai yra ne mūsų. Čia reikia nuo pat pradžių žinoti gyvenimą. Ar susilaukiam, ar nesulaukiam, ar jau turim, ar dar kur nors. Vaikai yra tik 18-20 metų. Mūsų, o čia taip mūsų. Iš pradžių žiūrėkit, mes dar su vaikais miegam, paskui ten už metų mes jau juos padedam atskirai lovytę, paskui lovytę, į kitą kambarį, ar ne? Va, paskui jie ten auga, ateik pabučiu, kad tu, mama, tu kvailioji, kad čia kaip aš čia tavai bučiuosiu, matot, jau ir nei lovo nebeteis, ir mums taip su sūnum vaikščiot po ranką neįsim per miestą, vis tik niekas su mama turbūt nebegulit, matėt, užaugam, viskas, užaugam ir paskui kai sako, ate, nes gamta, cikliškai mes nieko nesiskiriam nuo tos visumos, bet koks žvėris palieka savo urvą, susiranda savo tą antrą pusę. Taip ir vaikas, reiškia mergaitė ar berniukas susiras, jam trūks tos meilės, mama tos neduos ir tėvas neduos tos energijos, kad užtektų dukrai sūnui. Ieškos kitos, va taip žvalgysis, žionus, va, kur pamatysiu tą savo vienintelį, pamačiau, Ir tada jau tėvai lieka antram plane. Suprantat, kaip yra? Tai jau iš karto reikia žinoti, kad vaikai išeis, jie negyvens su manim. Tai aš negaliu taip į vaiką atiduoti, reiškia, tą 100% energijos. Reikia atiduoti vyrui, pirmiausiai. Vaką reikia perprasti. Ir daug kas keistusi. Nes kai aš pradedu tik į vaiką atiduoti energiją, vyras pasijaučia toks nereikalingas antraplanės pasimeta, jis pradeda galvoti, kuo užsiimti. Važiuoja į žvejybą, į medžioklę, pas draugus, pradeda žiūrėti televizorių, ten filmus, pradeda gerti, jam reikia atsipalaiduoti, nervuojasi, rūkyti. Viskas, nes jis negauna tos meilės. Visos problemos, kad mes negaunam meilės. Einam į žvejybą, negaunam meilės, medžiojam, negaunam meilės, pas kitas moteris einam, negaunam meilės, iš savo negaunam žmogus. Dėl to einam pas moteris. Paklausyk tokių vyrų. Negauna iš savo meilės. Tai nereiškia tą seksą. Meilės iš tikrųjų negaunam. Dėmesio, dar ko nors. Aišku, vyrai irgi neduoda moteriams, bet aš kalbu šiandien apie moteris. Tai bet ką vyras ten padarytų, gert pradeda, rūkyti pradeda, negauna meilės. Jeigu gautų meilės, kam jam rūkyti, kam jam gerti? Gerimas yra meilės savotiškai išraiška. Jis atsipalduoja, jam švelniau, geriau, šilčiau, atkrinta problemos. Taip va, matot kaip yra? Va, čia savo meilė. Ir mes turim sudėlioti, kam pirmiausiai, kam antrą meilę duot, kam trečią. Mes meilės kartais turim, bet draugim išdalinam, telefonų su kažko prakalbam, televizorių pražiūrim, dar kažką reiškia. O mes galėtume tuo metu, reiškia, duoti meilės tam vyrui ir vaikui. Taip va, išmėtum save, išslaidom tą energiją. Tai čia kas liečia, reiškia, išsaugomą šeimą. Toliau dar viena svarbiausių pareigų moters šeimoje yra gerbti vyrą. Kokia čia pareiga, ar ne? Yra vyras, ką čia dar gerbti? Gerbiu viskas. Bet reikia suvokti, kaip susideda visuomenė. Vyro niekada niekas negerbs, jeigu šeimoje negerbė jo moteris. Jeigu negerbė vyro, jo ten niekas, nei darbė negerbs nieko, nes energija išeina iš moters, iš žmonos. Nes vyras yra antra pusė žmonos, arba ir žmona yra irgi jau antra pusė, žmona yra jau užnugaris. Jeigu šeimoje viskas gerai ir vyrui sekasi, karjerui viskas sekasi tas. Jeigu šeimoje blogai, vyrui niekas nesiseka. Ir pas vyrus, sakim, pas girtuoklius, jūs galite pas bet ką paklausti, arba atsiminti, ar filmus pažiūrėti taip, ką vyrai daro pasigeria. Jie klausia, ar tu mane gerbi? Ir tas vėl, gerbiu, tai pakartok. Gerbiu, matai, o tai va. Jie klausia, ne, jam tai svarbu, nes jo šeimoje niekas negerbė. Ir ko tai pasireiškia? Dažnai moteris, ką daro? Jeigu yra konfliktai, jinai telkiasi kaip, jinai vyro nenugali, reiškia, pati nedaro nuolaidų, ta prasme, nepriima, kad jis priimtų sprendimus, ką jinai daro, jinai pasitelkia į pagalbą vaikus. Vaikai, jūs mane palaikot, vaikai bijo, žino, kad muš dar kas nors, arba mano kažko nenupirks, jie tyli. Ir pareina, tėvas, sakykime, kažką jis ar pagėrės, ar šiaip, ir va, matai, visų vaikus paima, ateina taip, va, arba vaikai stovėkit dabar, ir ant tų tėvo. Op, matot kaip?
Negalima iš vis vaikus į tos traukti. Absoliučiai yra čia absurdas. Aš turiu 10 šeimų, gal 100, kai ateina į konsultacijas, kai reikia gydyti, kai gydau. Dar ko nors, tai didžiausia, visus alergijos, visi va čia, reiškia, psichiniai visi sutrikimai dėl to, kad tėvai pykstasi, kad nesutarė tarpusavį. Vaikai tą girdi, mato, net jeigu galim tuos vaikus išvaryti, išeikit tenais į lauką, eikit kur nors, vidinė energija perjauna kiaurai. Nėra, mes čia galim šaukti, guminę patalpą pasidaryti, įsivaizduot, kad niekas net kaimynai negirdėtų. Galim ten, nežinau, su lasdom dužytis. Vidaus neuždarysi. Va tam subtiliam kūnui, subtilus kūnas tai yra protas, intelektas, netikras ego, nėra rėmų, nėra jokių kliučių, kad pereitų į lauką arba ateitų iš lauko. Todėl visą energiją, kurį mes čia įskiriam, pykdamėsi, perina keroj į kitą būtybę. Tai jeigu mes pykstamės, vaikui dalinasi tą energiją, vaikas viduje jaučiasi, kad ten negerai, neramu, dar kur, jis negali kartais paaiškinti. Jis viską jaučia. Jam bloga nuotaika bus, reiškia, baugus bus, nedrąsus. Jeigu tėvai mušasi, vaikas jau automatiškai neapgintas mokykloje bus. Jis bus jau silpnesnis, nes nejaučia palaikymo tos energijos. Jis bus labiau pasimetęs, jam nesimokys, jam alergijos prasidės, va. Kai diena atneša tos vaikus su alergijom, iš karto klausiu, kaip pas jūs santykiai šeimoje. Nu, normaliai, pasimykstam, taip žinot, kaip sako mamas, nu, pasipykstam, kaip visi. Tai aišku, blogai, nu, visai blogai, nu, durna, sakau jūs, nu, pasipykstam, kaip visi. Tai eikit medžiokit kaip visi, nu, tai eikit atsiduokit save kaip visi ten kažkur, nu, kaip visi, daug kas atsiduoda, nu, pinigų uždirbsit, kaip visi. Čia modelis kvailas toks, iš vis, reiškia, kaip visi. Tai kas mes banda kaip visi, karvės tai skiriasi, banda pažiūrėti, pamatytum tokį vienokį didesnį, ten daugiau užtešmo, dar kažkas ragas kitoks, visi skiriasi, o mes mėgdžiojam kaip visi, nereikia kaip visi, aš turiu sukurti savo gyvenimą, kaip man reikia teisingai aiškintis tai, va kaip yra. Tai čia yra didžiausia tragedija, tai žmona turi gerbti vyrą, žmona niekada net negali pasakyti vyrui, tu durnas, jeigu žmona sako vyrui durnas, tai iš esmės jinai prakeikia, jis durnas ir bus. Nu kaip jis kitaip, aš jį kaip, sakau, durnas, ne? Tai jis viskas, jis sako, nu aš durnas ir nieko nedarysiu. Taip dažniau, nu pažiūrėkit, kaip ir vaikai sako, vaikus sakykit, kad tu ten durnas, vaikas sako, nu ką, gerai, aš nieko nedarysiu. Užsispėrė taip, ne? Ir niukai dažniausiai ten eina, kažkaip tu gali mušti, nepermuši. Taip ir vyras, jeigu vyrui kartuojam, kad durnas, viskas, reiškia, ego užsigauna, tas egoizmas labai didelis, nu nieko savo. Tai vyrui viskas, kaip nežinau, galvą nupjauti, jeigu jam sako, kad durnas, reiškia. Tai moteris gali, aišku, taip garsiai ir nesakyti, bet ar ateina giminės, ar ten mama, jos dožiūrė, kaip tavo vyras. Ai, jo nėra, pasakysiu, durnas, neišeina su juo gyventi. Matot, gali tyliai šnipždėti. Gali iš vis niekam nesakyti, jeigu jinai viduj laiko nuostata, moters nuostata viduj. Tai reiškia, protė, kad jisai durnas, nevykęs mano vyras, viskas, jis toks bus. Nes moteris va iš vidaus tą tvarko energiją vyrui, įsivaizduojat, į tą šeimą laiko. Ta energija persėdo, neužbūrė. Nu kaip, jiegi kartu gyvena. Jūsgi žiūrėt, nužiūrėjimai yra. Užtenka, žiūrėti žmogui, kaip sako, vaiką nužiūrėjo, žmogų nužiūrėjo, tai dar nieko net nesakė. Suprantat? Tai yra energija psichinė. Aš pažiūriu tenais, nu man nepatiko ten, nu kažkas, ar dar kažkas. Tai pamastau, matot? Aš dar nieko, mintise tenais. Arba sakau ten, ai, tai mintise tai pagalvoju, garsiai nepasakysi, žmogų užgausiu, dar kur nors. Čia yra nužiūrėjimas, kad ten, pavydžiu kažko. Dažniausiai nužiūrima ten kažką linkim, todėl kad pavydo jausmas. Tai va tas nužiūrėjimas yra jau prakeiksmas. O dar įsivaizduoju, jeigu pasakai žodžiais, viskas. Tai va, jeigu moteris taip mato, viskas, reiškia, taip galvoja, ir ta energija persiduoda, tas vyras, viskas. Ten gali skautis, kur nori. Nei verslas, nei šlovė, nei sėkmės nieko negaus. Nes jinai viduje laiko jį nevykėliu. Durnas tai reiškia nevykėlis. Nevykęs mano vyras, sako. Nei verslė, nei kur, nei čia, nei ten, nei kur įkiši. Ožys vienu žodžiu. Nei pieno, nei vilnus. Va. Darbais jau būna. Žinot, ką moteris daro? Kai jūs išnaudoja visą, čia prie tos nepagarbos, kai jūs išnaudoja visą artileriją, kai vyras neklauso, nenusitarti, aš nesakau, matot, ašgi negeriu šiandien vyrų, kad jie idealūs. Mes šiandien kalbam apie moterų klaidas, ką jūs turėtumėte. Paskui kalbėsiu apie vyrus kitą gal kartą. Atvirkščiai. Tai čia iš moterų kokios klaidos išeina, kaip jūs turėtų save vesti. Kai moteris neprisiprašo vyro, kad jis ten vanduo bėga, ten, nežinau, žuoladą pakabinti, išluot, parnešti kažką, visko, nieko nesusitarė vyras. Ten, žinot, va, jo tos pareigos, arba ten prie kompiuterio žaidžia vyrai dabar, bet kokio amžiaus žaidimai. Tai kas išeina? Moteris taip šaukia, neprisišaukia, ne? Ką jinai daro?
vyksta, tarkim, kažkokia šventė, giminės suvažiuoja, jubiliejus, balius, arba pas tėvus nuvažiuoja, ten svečių, daug ten vakaras, palinkėjimai kažkokie, dar kažkokie. Ir jis sako, va, tai mano čia visų geriai, va, giminėliais, jūs galvojat, kad čia geras. O gyvenu su asilu, ten tokiu, va, arba dar kažkokiu, o teikit pagyvenkit su tu duriniu, tada kažkaip. Vyras, geriau būčiau negimęs. Kur lysti? Reiškia, įsivaizduokit, iš čia sėdi ar su žvaru, šitoks, žinot, atsikūtęs, tokiu vaidina, kad čia viskas gerai, laimingas. Nu, gal ir autoritetą turi, kažką vadovauja, dar kur nors. Ir čia žmona va prie visų. Ir tai reiškia, ką, jį nudūrė praktiškai iš nugaros. Pakšt, viskas, vyras užmuštas. Kada jis atleis? Jis tą visą gyvenimą nešiosis, nes tokia nuoskauda jaus. Žmona pirmutinis priešas, tai moteris tai panaudoja ginklą, paskutinį, kai jau neina sutart, galvoja, aha, da baigsiu. Jeigu aš nepaveikiu giminėje, tai paveiks. Taigi giminė nesusirinks vakarė ten, ji nepurtis, negyvens giminė su jo. Negyvens, man reikės gyventi su jo. Tai iš vis sakoma, šiukšlių iš namų niekada yra patarlė, šiukšlių iš namų nereikia išmesti kažkur, ne? Ne, kas namuose yra mūsų. Mūsų, niekam iš vis nereiktų. Jokiai kaimynė, jokiam kaimynui, jokiam dėdė, jokiam tetai išnekėti. Nu, žinai, man išeina, gali gerai būti, bet su tokiu gyvenu, ojei. Niekam tik nesakyk. Nu, kaip jinai nesakys. Ne pirmiausia, laikina prabėgs pas vyrą, sakys, žinai, mes galvom, kad ten normaliai jie pasirodo, ojei. Sakė, niekam nesakyk, bet, nu, žinai, kaip jie ten, ojei, vyras, nu jo, aš sakiau, kad ten durnyje, nu, matai, o tu sugalvoji, kad aš blogas, ten dar blogiau, va, matai, va, ir, gerai, matai, ten jiems blogai, nes mes dažniausiai džiaugiamės, jeigu kažkam blogai, mes sulyginam, aha, pas mane blogai, jeigu kažkam blogai, reiškia, ne taip ir pas mane blogai. Tai va yra, taip tas lyginamas pavydas, suprantat? Pavydo jausmas pas jis susėdė, tik biškai vienas mažiukas, pas didesnis, pas kažką yra toks, kad jis negali gyventi, bet tu, ką čia dabar reiškia nesukritikavus, kam čia nepavydėjus. Tai va niekam negalima sakyti, niekam. Jeigu jau ten blogai prispaudė, jeigu moteriai yra blogai, jinai turi pas mamą, paverk, mama, kaip tu darytum, man blogai, patark, suprantat? Man blogai, aš nesusitvarkau su savim, ne vyrui blogai, ne vyras blogas, bet aš su savim nesutvarkau, nes aš nežinau, kaip tvarkytis. Mama, aš neturiu patirties, man atrodo, kad vyras blogas, bet jis turbūt geras. Aš manau, turbūt geras, bet aš esu kvaiša. Nežinau, ką daryti, kaip su juo tvarkytis. Tai turėtų žmona šnekėti. Nes jeigu nepasakys, kad vyras durnas, blogas, mama sakys, negyvenk su tų parazitų šitai. Pareik pas mus būk, o viskas. Mamai paprasčiau, bet tai jinai neįspręs mano gyvenimo. Buvo stovykla. Stovykla, va. Kiek aš 4 dienas dabar dariau, iš jūsų buvo. Čia kai kas. Daug žmonių, šventoji, 130 žmonių, tokia graži šventė buvo 4 dienas, mes apie sveikatą, apie laimę šnekėjom. Irgi atvažiavo mama su dukra, ten mama užsima gerais darbais, visa kita ir dukra. Ir su dukra problema reiškia, nesutarė su vyru, jisai gyvena kitą mieste, nu taip, jinai parbėgo dabar pas mamą. Bet mama užsima kitais rūpesčiais, nu jinai parbėgo pas mamą, jinai užaugus 24 metai. Ir mama sako, nu tai viskas, dukra gali būti, kuo ten su to eiti, vienu žodžiu, jie spaudžia ten Anytą, viskas gali būti, čia pas mus būna, viskas gerai. Suprantat? Mamai tai gerai, bet dukra jau užaugus, jinai nori savo laimės, turi vaikų, tai visą kitą su vyru, ten neina gyventi, nes neturi kur gyventi, pas Uošvę negyvena, o Anyta ten nutikė, sakykim, tą vyrą, taip sakykim. Ir ta moteris dūsta, reiškia, tai mamai sakau, atsiųskit pas mane ten jau konsultaciją, kai mes sėdėjom, sakau, jeigu, sako, aš nesutariu savo su dukra, čia vaikelis, čia blogai, nervuojamas, sakau, atsiųskit. Ir ta dukra atėjo, jinai valandą verkė. Verkė net ne dėl vyro, verkė dėl mamos. Kad jinai va grįžusi namuose, mama net jos neišklauso, jinai turi kitų problemų, reiškia. Mama atrodo, kad grįžo ir čia jau jai gerai. Bet jinai neįsisprendžia savų problemų, jinai nori realizuotis, jinai jau sukūrusi šeimą, jinai reikia darbo, baigusi mokslus, dar kažkur. Mama atrodo jau parėjo toj, būk jau čia, viskas, būk. Matot kaip? Mama kaip taisyklė nebepamato tų problemų. Nu ir būk, bet aš kaip žmogus negaliu atsigauti, man vaiką reikia, man ir vyro, iš šilumos. Ir tos užuojautos dar kur nors, mama kartais nebemato to. Suprantate, tai čia negeriausias išėjimas. Tai mes, jeigu mamai tai patarti, kaip mes dedikuosim mamai tą klausimą, mama taip gali ir patarti. Tai reikia būti protingoms, sakyti, ką aš turiu su savim daryti, kaip aš savai keis, kad va, jeigu pas mamą einam, kad su vyru būčiau geresnė. Arba pas dvasinį mokytoją, dar kažkur pas kunigą klausti, ką aš su savim turėčiau išmokti, kad galėčiau su vyru gyventi. Tai reiškia, man nėra problemos, aš nežinau, kaip su juo reiškia tvarkytis. Pas vyrą taip yra problemos, bet aš gavau tokį, kokią esu verta. Mes negaunam nei geresnio, nei blogesnio, mes gaunam, kokie esam. Ir nukrypstam, tarkim, nuo to kelio.
Kaip nukrypstam? Kartais švaistom šeimos lėšas, kartais kartu girtuokliaujam, sakyk, kartais dar kažkur, reiškia, o taip ir išeina, išsiskiriam. Tai pirmiausia turi būti vyrui pagarba. Moteris turi viduje jausti, kad čia mano žmogus. Aš su juo sukūriau šeimą, reiškia, už jo ištekėjau, tai mano vyras. Mano viskas vienintelis. Nebėra nei mamos, nei ten tėčio, nei giminių, nieko, nei draugų, nieko nebėra. Yra vyras. Daugiau nieko. Jis mane turi dabar išlaikytis, aš jo turiu rūpintis, aš esu jam vienintelis, jis man yra vienintelis. Jeigu moteris mato, kad pas draugių, dar kažkur, aš jums nepasakau, atėjo vienas irgi labai normalus vyras, geras, darbingas. Sako, aš klausydavausi lekcijų, išmokau, viską supratau, susitokiau gyvenimą, turiu darbą, turiu viską. Ieškojau, sako, irgi normalios moters, kad, taip, nelakstyt nesiblaškyti, aš jai viską daryčiau gerą, noriu, sako, jai tarnauti. Vyras sako, noriu jai tarnauti. Mes metus laiko, sako, išgyvenom, aš norėjau daryti gerą, valgyti, paruošti viską, kad nebūtų laiminga, dar kažkas. Sako, atrodo, buvo, gera, sako, bet turėjo draugų kompaniją, draugės. Ir sako, dabar įsivaizduojat, draugės netikėjusios. Jauna šeima, 22 gal moterį, 23, nepamenu. Bet sako, beveik kiekvieną šeštadienį jie ten mergvakariai, dar kažkas. Ir jinai su draugiam. Sako, tu pabūk. Arba eik pas draugus. Sako, aš nenoriu tų draugų. Man šeima svarbiausia, aš tam įkūriau, kad būčiau, reiškia, su žmona, viską. O jinai su draugiam. Faktas, draugės nesupras. Tos, kurios neturi dar vyro, nesupras. Jums smagu, kad tą ištraukti. Bet jų statusas pasikeitė. Yra, reiškia, vyras. Moteris turi sakyti, palauk, ten draugiam. Aš pirmą vyro atsiklausiu, išleis, ten išleis. Ir moterį iš vis nereikėtų kažkur, tai reiškia, jau be vyro. Nes tai prasideda skirimas. Jeigu aš einu be vyro, vyras irgi eis be manęs, matot kaip yra. Taip gaunasi. Kaip aš tos santykius nuteikiu, taip ir gausis. Tai nereikia nei vieną eiti, nei kažkur vyrų išleisti. Ir už tai atsakinga ir moteris. Tai čia yra viskas išeina iš tos pagarbos moteriai. Tai yra vyrui. Toliau, kita, kaip viena tokių iš pareigų, gal energetinių, iš ko įsivysto visi tie blogumai ar dar kažkas, tai moteris niekada neturėtų norėti arba pagalvoti, kad gal geriau skirtis, gal su juo negyventi, gal jis man netinka, gal jis negražus, gal dar nors, ką aš čia, reiškia, su juo būsiu, ką čia kankinsiuos, matot? Pirmiausia, ateina tokias abejonės, o mes paskui svarstom skirtis. Gal skirtis. Kartais išbėgam kažkaip, dar kažkur. Jeigu ateina jau tokia mintis ir aš pradedu svarstyti ir jau gal galvoju, geriau išsiskirsiu, arba noriu skirtis, bet dar nesiskiriu, reiškia, ką aš padarau? Aš paleidžiu tą skirimosi mechanizmą. Mes kaip sielos, aš jau kalbėjau, dvasinės būtybės randamės va širdies plote. Visada šalia mūsų yra paramatma, arba supersiela, arba lokalizuotas, sakoma, Dievo aspektas. Ir jisai vykdo kiekvieną mūsų norą. Jeigu mes norim skirtis, reiškia, mes ir paleidžiam tą mygtuką ir energiją skirtis. Kas atsitinka, kai mes taip mąstom jau skirtis? Mes nepajausim, čia kai jau supykstam, arba kai yra blogai, kai vyras ten geria, kartais gal išdavė, gal kartais kažką padarė, įžeidė, aš galvoju, skirsiuos, jau negyvensiu, viskas, bėgsiu pas mamą, gal ar dar kažko tai. Nenoriu jo. Skirsiuos, matot, reiškia, paleidžiam. Kas pasidaro? Greitai mechanizmas nesusisuks, gali tai suktis per pusę metų, pirmiausia, energija jau tokia išeis. Vyras gal net visas nežinos, jis tiek informacijos nenuskaito, vyras grubesnis. Čia gal tik subtilus žmogus, sakykim, tą pajausti iš karto, kad moteris ten nusprendė skirtis. Pradėti negatyvizmas, vyras kažkuo nervuotas, palika piktas, jis negali paaiškinti, dėl ko pyksta. Suprantat? Bet jam subtiliai energija dėjo, jis jau pyksta, nervuojasi, gali apšaukti, dar kur nors, jis koks grubus pasidarė. Jis negali paaiškinti, dėl ko pyksta ant jos, jinai irgi negali paaiškinti. Bet jinai taip galvojo. Ir jinai kaip taisyklė užmiršta, kitą dieną gali vėl susigeruoti, reiškia viską susitvarkyti, bet jau banga tokia nuėjo, suprantat, nuvilnijo. Taip kaip mes į vandenį metam akmenų, kuris sklinda bangas, ane? Dar plečiasi, matot kokia energija. Tai jeigu taip nusprendžiu, jau yra blogai. Reiškia, tų skyrybos gali vyras kaip pajaus, kad ten kažkas, tai reiškia tokia energija ateina, jis gali kitas pradėti žvalgytis, dar kažkur. Matot, jis pats nesuvoks, kad kodėl taip vyksta. Atšalt santykiai, konfliktuoti, apšaukti mane. Tai sako, moteris niekada negali norėti įsiskirti su savo vaiku, kad man reikalingas tas vaikas. Arba išeik iš namų, aš tavęs nenoriu, aš noriu įsiskirimo, matot, kaip aš išvarau. Ar galvoju, geriau, kad jis negyventų, išvažiuotų mokytis, dar ko nors, noriu įsiskirimo. Aš neturiu laukti, kad išvaryti šiaip. Neturiu norėti įsiskirimo su vyru ir su savo tėvu. Irgi, man tėvas nereikalingas, tegu išeina,
Daugybė žmonių konfliktuoja su savo tėvais. Jie net nejaučia pareigos, jokios nežino dėsnių, kaip tai surišta, reiškia. Tėvai vis dėlto mane kaip davė gyvybę ir aš jos nevertinu, nesuprantu, kad tik dėka tėvų aš čia esu. Va kaip yra. Tai jeigu moteris tokį norą pareiškia, tai viskas gali vesti tik taip prie skyrybų. Jeigu galvoja, aš skirsiuosi, man reikia įsislėpti, aš būsiu laimingesnė. Paskui labai sunku bus tą vyrą pertempt atgal. Labai sunku, jis labai nutols. Va kaip yra. Tai sakoma, kad moteris taip neturi net galvoti. Reiškia, nes reikia žinoti, kad viskas įvyksta pirmiau subtiliam lygmenį, o paskui tai vyksta grubiam. Viskas subtiliam pirmą vyksta, visi sprendimai. Visos ligos ateina iš subtilaus pasaulio, ta prasme, iš proto žmogaus. Visos ligos iš mūsų nuodėmių, pykčio, geismo, nepasitenkinimo, apatijos, ten kerštingumo, agresijos, dar ko nors. Viskas susimesga ten viduje. Kai mes jau ten pertvinkę, mes jau nebegalim, sakykime, dūstam nuo savo to pykčio, nuo nepasitenkinimo, nepasitikėjimo, kai mūsų čia smaugia kažkas, tai tada tik jau perina į tą fizinį kūną, pradeda kažkas sirgti. Blogi santykiai tai reiškia sąnariai skauda. Kiekvienas žmogus iš karto aišku, diagnostika žinokit paprasta. Sako, ten skauda, ten jau žinai, kokie veiksmai privedė, kad jam kažkur skauda. Negirdi, nemato, čia skauda skydliukai, galva sukėsi migrena, ten aklas, dar kažkoks viskas. Iš karto aišku, kad santykiuose yra problemos. Suprantat, kaip iš karto. Nereikia čia burtininkais būti. Iš karto sakai, jo, aha, tai ką man daryti? Keiskis, atmes tas nuostatas, keiks, atsiprašyk, melskis, reiškia, viskas daryk tam žmogui gerą, viskas pasikeis, reiškia, pakeisi savo natūrą. Nereikia laukti, kad ten žmogus pasikeistų, juk vyras nesikeičia. Taip savaime, suprantat, kaip, nebent jisai dvasiškai kažką labai išgyvens, pakliūsi kažkokią neadekvačią situaciją, jam reiks labai spręsti kažkais, tiek pergyvens, kad viskas superdėks, jis ateis į protą. Klaidų visi padarome, visi gyvenime. Tai vienos klaidos išmoko, žmogus gali labai dar aukščiau papildyti negu buvo, o kitas gali visiškai smukti ir degraduoti. Tai va, tai moteris, reiškia, turi visiškai kitaip elgtis šituo atžvilgiu. O norėti, ta prasme, net neturėtų tokio jausmo, kad nori išsiskirti. Toliau, kitant galbūt net ne pareiga, tiesiog būsena. Moteris turėtų stengtis visada būti šeimoje optimistė. Iš jūs turi išėti gerą nuotaiką. Moteris tai yra šeimoje gėlė. Kaip dėl ko mes prisistatom namuose gėlių, moteris mėgsta dažniausiai, ne? Daugeliu pristato. Kadangi gėlės kaip teikia džiaugsmą. Gėlės tai matot, yra šviesa, gyvybė, energija, grožis, estetika. Jinai nieko neprašo. Jinai skleidžia tiesiog ir džiugina. Džiugesys išeina iš gėlyčių, ne? Auginat. Matot energiją. Tai moteris irgi šeimoje gėlė. Pati svarbiausia tarp kitko. Tik aišku, vyras kartais nesupranta, nevertina, kad aš turiu gėlę, va tokią gėlę, va. Sakom, vyras, jeigu veda moterį, jis turėtų ją nešioti kaip gėlytę. Nesuspausti, net mes galime sutraiškyti. Nepaleisti, nes jinai gali nukristi, lapai nubirės, žiedas nulūš. Suprantat, moteris yra trapi, va ta gyvybė. O taip turėtų nešioti per gyvenimą. Ir moteris pati turi suprasti, kad jinai yra gėlė. Bet kaip jinai tą padarys? Nuo jos priklauso pačios. Nuo jos tik tai pačios. Tai jinai neturi ten kažko prisistatyti, jinai pati turi spindėti. Pas moterį turi būti optimizmas ir šypsena. Visada šypsena, gera nuotaika. Ne taip, vyras pareina, labas, ar paneši pinigų, na tiek čia, nekenčia. Suprantat, šypsena būna, ta amerikietiška, ten išmoko, nors jie jau net išmoko ir jie kartais jau paskui natūraliai tai tampa, mums neišeina. Nes šypsena turi išeiti iš vidaus, iš širdies. O jinai negali išeiti iš širdies, išeiti, jeigu mes nežinom gyvenimo dėsnių, jeigu mes gyvenam ne pagal principus, jeigu pas mus nėra Dievo, nieko nėra, iš kur jinai išeis. Mums trūks energijos, mes dūstam. Jeigu nėra šeimoje Dievo arba nėra tikėjimo, nesvarbu čia kokia konfesija, Dievas vienas, jeigu nėra tos krikščionybės, pas mane nėra čia Kristus, nėra Jėzus, kaip aš ten sušildysiu, iš kur tai jau šypsena išeis, per save nepersiversiu, man proto reiškia, va čia neramu. Tai turi būti tikėjimas, turi būti meilė, moteris turi išmokti šypsotis. Žiūrėkit kaip vaikai, matėt, jie nerūpestingi, šypsosi, laksto, džiaugiasi, net jeigu jis kažką blogo padaro, nemušit vaikas, aš nieko mažiau, kaip čia dabar mušimo. Net ir jam dovanoja. Viską vaikui dovanoja, jeigu jis nusišypsto, atsiprašo arba pasijukia. Net blogo ką padaro, sudaužo dar nors, visas tas dingsta. Šypsena ką reiškia? Šypsena nuima visą įtampą. O įtampa, šypsena yra žaibolaidis. Jeigu šeimoje yra šypsena ir moteris sugeba nusišypsoti,
Nu kas tenais, bet kokios konfliktai dingsta, viskas, šypsena. Bet jeigu mes, vyras pareina į niršės, piktas, žinot, ir aš tenais irgi tokia, nu tik pasišiaušęs parėjai, jis dar labiau pasišiauš. Nes ten darbės neįsišauks, jis tai pamatys, aha, kai tu čia prieš mane puolį, nu ateik, aš tau ten užvažiuosiu, kabutėse, suprantat? Tai moteris turi šypsotis kasdien. Šypsena iš vis moterį daro gražią, patrauklę. Viską atskleidžia ją, nu neleidžia ją pasenti ir fiziškai, ir dvasiškai. Šypsena. Tai reikia išmokti šypsotis. Bet kokį tą pyktį galima nuimti šypseną. Jeigu nėra šypsena, mes abu susiraukiam, mes reiškia piksimės, kausimės. Mūsų šeima jau gyvens dvasios. Dabar skaitau visą paskaitų ciklą Kaune, Vilniuje apie dvasias. Iškai visas paskaitas, matot, filmuoja va mergaitė, mes dedam, yra tinklapis Vedu keliu. Tai Vedu keliu, 2 kartus žodis rašosi. Arba pas mane Facebook'e pažiūrėkit. Mes visas paskaitas talpinam, nes ne su visom spėsim suvažinėti, paskaitų daug. Reiškia, kiekvieną dieną skaitau, tai galit rasti ten paklausyti, gal kažkada perskaitysiu. Tai yra ciklas paskaitų apie dvasias, kaip jūs gyvena, apie šmėklas, kaip užvaldo mūsų psichiką, kaip paskui, reiškia, mūsų apsėda, žinot, apie apsėdimus, ne veltui yra egzorcistai, dar nors. Aš tokių pacientų, reiškia, turiu krūvą, kasdien turiu, kurie gydosi, kurie, sakykime, išgyja, arba kartais neišgyja, visokių, reiškia, atveju arba nešioja tą, reiškia, apsėdimą visą gyvenimą. Tai va, pirmas pats didžiausias, reiškia, simptomas, kad jau mus bando apsėsti, arba mūsų namuose yra kaip dvasios, kurios gyvena iš tos energijos, kada mes pykstamės, jūs maitinasi iš tos blogos energijos. Jeigu mes šeimoje valgio metu pradedam ginčytis, kivirčiamės, viskas. Tai jau milijardas procentų, reiškia, mūsų šeimoje jau sėdi ten, reiškia, kampuose ir džiaugiasi, pasipykit, pasimušykit. Suprantat, taip yra. Mes to subtilaus pasaulio nematome, negirdim, nematom. Aš tokių 10 greičiau pasakojimų pasakot, kaip ateina žmonės, kaip mato, kaip vaidenasi, kaip, nu viskas, kaip kokią aš su kokiu pasauliu, sakykim, bendrauju, kiek man tenka susidurti. Tai viskas tai egzistuoja. Ir taip subtiliai mus veikia, reiškia. Mes esam maistas arba gerom būtybėm, šventom, sakykim, dvasiniam, arba blogom maitinam. Ir tos blogos dažniausiai trinasi pas mus. Kur konfliktas, ten jūs maitinasi, trina rankas iš džiaugsmo, kad tik pykitės. Tai moteris turi gesinti gaisrą, moteris net neturi pradėti to iš vis konfliktų. Jis turi šypsotis, naivi būti, moteris turi būti paprasta. Nereikia tenais, ateik. Dar šią vietą pasiima, taip kaip tuosiu, sako, vyrai kartais būna tokie, gerai. Čia reikia nieko gero. Kai su šepečiu reikia vaikščioti namuose, suprantat, kaip tai būna. Tai šypsena, matot, jos turėtų būti jos prigimti, jinai turėtų būti kaip saulė. Toliau, vienas iš svarbesnių dalykų, kaip pagrindinė pareiga, už ką moteris atsako, kad šeimoje būtų švara. Švara yra trijų lygmenų. Švara, aišku, tada prote, švaria žodžiuose, švaria veiksmuose. Ir švara, aišku, ir grubiojo to energetiko, ir subtiliojo. Tai moteris turėtų viską susitvarkyti. Jinai atsakinga, kad namuose tai namą, jeigu turim, arba būtų, ką būtų, tvarka, švara. Tai nereiškia, kad jinai atsikelia 5 ryto ir halatą apsivilka ten ir žygindus ten voratinius, orus gaudo, maliktinais daužai, žinai, kažką tai va, kaimynai ten, mėgokit jūs. Ne, aš tvarkausi. Ir jinai paskui nusitvarkus, sako, viskas blogai krenta, viskas čia man, aš jau nebegyvensiu, man nusibodo tvarkyti pačios namus, jūsų čia šiukšlės nešioti, va, viskas. Matot, tai nereiškia, kad jinai taip nuo ryto iki vakaro laksto. Esmė suorganizuoti, jinai atsakinga, jinai vadovė. Reikia pradžio vyrą išmokyti, kad jisai padėtų. Bet reikia išplauki indukus. Ką, indukus? Būk gerai, gerai. Vyras, džik, išplauna. Vyras, tai ką dar padaryti? Išneš šiukšlės, aš pati galėčiau, išneš, pareik, būk gerai. Vyras, gerai, išnešiu. Koks tu šaunuolis, koks tu geras vyras, ką dar tadas? Suprantam kaip? Esmė pagirti. Ne taip, eik išneš, greičiau, ką čia, suprantam kaip? Esmė vaikus įdarbinti, nuo pat mažumės, pripratinti, mes dažnai neturim laiko, vaikai matėt mažiukai, jie nesupranta, jie mato, ką mama daro, jie kartoja. Jeigu mes vestumės vaikus į virtuvę nuo pat mažens, nuo pat gimimo, nuo pat, kai čia turim, va čia jau turim, matot, čia vaikas su vaiku plaunam, skalbiam, paskui reiškia ant rankytės nešiojam, kažką ruošiam, paskui vežimuką įsivežam, paskui vaikas ropčiuoja, tai jeigu būna, ir tai pauna, jis priprastų aplinkoje. Jeigu mama tvarkosi, vaikas irgi lenda į kriauklę, matėt,
O mes nelys, sušlapsim, nelys, įsipjausim, nelys. Eik į kambarį, eik greičiau, aš paruošiu. Matot, kaip pradedam? Vejam. O įsiprastum, tai taip natūralu, kaip ir tualetinai pavyk. Pokšti, matot. Jis pats, vaikučiai, mergaitės ten išmoktų ir valgyti, gaminti, ir įsiplauti. Ir nebūtų ten kieno indai. Suprantam kaip? Nebūtų to. Tai reikia su vaikais eiti nuo mažens į virtuvę. Ir tegu būna, moteris suskirsto. Čia mergaitė, jeigu turi mergaitę ryte plauna, berniukas ten po pietų ar vakare, vyras ten tas ir aš pati. Aš vis galiu skaityti, žiūrėti, oi, kokia gera šeima. Oi, kokie jūs gerai. Suplovėt už mamą, ai, cac. Matot kaip. Ir vaikai patengia, mama, ar gerai. Matot kaip. Esmė suorganizuoti, kad tai būtų sutvarkyta. Va taip turėtų persimeta. Bet moteris atsakinga, kad tai būtų sutvarkyta, o ne tai, kad jinai, reiškia, pati viską, jau nusiplaukė darbė, dirba, pareina, paruošia valgyti, suvalgo, ir visi paliko, reiškia, į savo kambarį. Nu, aš einu televizorių, o aš pamokas, o aš pagulėsiu. Ir jinai duodasi. Tai aišku, jinai neteks kantrybės, grožio, visko. Jinai bus kaip, pikta, bet jinai tą patį susikūrė. Vat ir jinai kūrėja yra šeimoje, tų santykių, tos realybės kūrėja. Niekada šeimoje negalima palikti neplautų indų. Ten, kur neplauti indai, jeigu vakarė ten yra šmėklos, jos maitinasi. Jos maitinasi, ateina valgyti. Kaip mes valgome, reiškia, taip grubiai jos ateina subtiliai, nes maistas įskiria energiją. Jeigu, reiškia, švarus maistas, mes jį aukojam, arba laiminam, kitaip sakant, maistas įskiria dievišką energiją. Jeigu mes maisto nelaiminam, neaukojam, jis įskiria, reiškia, neigiamą energiją. Nuodėmę įskiria, mes susiteršim. O jeigu mes paliekam kriauklį, indus vakare, už tokių matę žmonių, kitur, reiškia, viskas, ryte tik plausimės, tai ten viskas, mūsų namuose apsigyvena grynai šmėklos. Jos ateina maitinasi ir sako, teikit, čia koks balius pas mus, ujei, valgom. Jos, reiškia, kadangi maistas įskiria kvapą specifinį, energiją, jūs maitinasi tą energiją, viskas. Po biškį jos užteršia kriauklę, paskui, sakykim, mes jau į kriauklę net nešam stalą paliekam, savo. Nu, rytoj įsiplausim, čia jau pavargom ant televizorių, rytoj stalą užima. Paskui nuo stalo nukrenta trupiniai, kaip būna, kai valgom. Ai, rytoj išsiurbsiu, matot, kaip grindis jau užima. Ir taip viską, pabiškai mes jau tokie, oi, galvoj pavalgysiu, matot, va. Ir tai lovoj tempam, sėdam, valgom, traškučiai virsta, pampatelinės. Ir taip pabiškai mes degraduojam. Paskui gal nesiprausiu, šalta. Ir taip atsigulsiu, matot, jau nebesiprausiam. Ir taip paskui per tą, kas ateina depresija. Pabiškai taip psichika mūsų užvaldo. Tai yra, visas mokslas. Ar tai yra demonologija vadinama. Atskiras įsijus, kur išvadam kokie demonai, kaip mūsų apsėda, dėl ko, kas, kaip. Patikėkit. Visa žmonė apsėsta, po biškutį, kur rūko geria, kas žmonės apsėsti, nesuvaldo savęs, nevaldo. Jeigu aš negaliu mest rūkyti, jeigu aš negaliu mest gerti, negaliu sekso atsakyti, negaliu azartinių lošimų, aš užvaldytas, mane valdo, aš negaliu to atsakyti. Jeigu aš persivalgau, persigeriu, aš užvaldytas. Ir šiandien sako, persivalgymas yra mirtina nuodėmė. Mes to nešifruojam, nežinau. Tu čia mirtina, tu kad man valdo, mane. Aš save naikinu. Manau, to prasideda viskas, save naikinu. Kaip būtybė, kaip kūna, nes jis sirgs. Ir kaip psichika, reiškia, aš degraduosiu. Suprantate, kaip viskas subtilu. Ir mes galvom, čia nieko tokio, kad persivalgiau čia, va, pakelkit mane. Nu, neatsistoti kartais, kaip valgom. Tai va, viskas prasideda nuo švaros. Todėl moteris atsakinga, kad būtų švaru, indai suplauti. Šiukšlės išneštus. Jeigu ten žiūrim kibiriau, tai rytoj ten su koja, žinot, jau blogai, švis nėra švaros, reiškia. Turim maudėtis 2 kartus bent paroje, 2 minimum sakoma, ryte ir vakare išsimaudėti po dušu, kad net jeigu vonioje mes gulim, ten paskui išlipam, nusivalom, tai šiandien mes purve gulėjom. Pareišiukai, mes suprantate. Vonioje išsimaudėm, turim po dušą, kad nubėgtų. Nes įsivaizduokit, tai yra užsiteršiam patys, kaip pančiukai. Sulipit dar parašiukai, duodasi, tai nuo mūsų viskas čia nubėgo į vandenį, vanduo niekur nedingsta. Jeigu mes iš vonios išlipom, nusišluostam, mes murzinė, dar murzesnė. Purvė įsimaudėm. Tai vonio mes nugulėjom, ten jeigu viskas nukrito, žinot, nusilupo, tas purvas reikia atstot po dušu, kad nubėgtų viskas. Va, tai švarus. Įsivaizduojat, kaip yra. Čia tiek subtilu. Ir mes tokie tampama sunkus. Tai ryte miego energiją pašalinam, nueidami į dušą įsimaudydami, o vakare po darbo praėję ir po paskaitos, mes pradedam irgi sunkus, visą reikia žinoti, sunkus, o paskaitų, susitikimai, darbas, parduotuvė, teatras, kur norit, nes pergyvenimai vyksta, skirtingi žmonės, mūsų auros susiliečia, žiūrėt, komunikuojam, vieni patinkam, kiti nepatinkam, tokie žinot, kaip wow, kartais net sunku su kažko sėdėti, žvilgsnis kažką pagauti, tai energijos vaikšto, mūsų daužo, pareinam sunkus, tai tik pareinam iš darbo ar iš mokyklos, reikia po dušų.
Nors 2 minutės, čipt vanduo nubėgo, mes jau švarus, subtiliam lygmenį mes jau švarus. Mes, reiškia, galim gaminti valgyti, mes galim valgyti. Nes jeigu pareinam tik rankas nuplaunam, mes o tokių 2 metrų sluoksnių energetiką pareinam, tokie sunkus, tokius, reiškia, kubilai, kaip sakom. Ir mes tą valgo maistą, reiškia, dalį savo tos purnos energijos irgi įsidedam. Ir viską taip per vakarinę susivalgo toks sunkus, dėl to mes pavargę, dėl to depresuoti, nuotaikos nėra, pykstam, nervuojamės, neatsipalaiduojam, pervargę, neatsibūdėm ryte, neatsikeliam, mėgam ten iki 10-11 sunkus, tai reikia maudytis. Maudytis, tokia švara turi būti. Moteris kiekvieną dieną ir vyras kiekvieną dieną turi keisti apatinius rūbus. Kiekvieną dieną. Apatinius. Tai yra nešvaru keisti. Kas antrą dieną keisti tuos viršutinius. Įsivaizduojat, kokia švara turi būti. Viskas. Tai čia yra tokia grubi energetika. O aš dar nesakau, apie kokius indus reikia valgyti. Čia visas mokslas, nes jeigu netaip valgom, sakoma, reikia valgyti tik tai, jeigu turim iš auksinių indų, jeigu galit, jeigu neturit iš sidabrinių, neturit, reiškia, iš šitų varinių, neturit varinių iš metalinių. Iš metalinių indų reiktų valgyti. Ne iš plasmasių, ne iš stiklinių, ne iš keramikinių, ne dar kažkokių tenais. Nes visi tie, kas, sakykim, pasikviečiam dėl ko? Jeigu vieni niekas neteina pas mus, galima valgyti. Čia mano, arba mano lėkštė. Tarkim, žinot, tie stačiatikės taravėrai, kaip sako, ne? Jie turi kiekvieną spaudelį, kiekvieną šaukštą dar, nors tai ne veltui išgalvota. Tai iš senų atėjo iš vedinių laikų, pas juos dar, jie kadangi laikosi tos senas tikėjimas, reiškia, starai vyra, jie žino tai, nežino, bet kad tai yra energetika. Nes jeigu iš to pačio, sakykim, mes naudojamės moliniais kokiais indais, ateina svečiai pavalgo, tai tam inde lieka svečių energija. Aš galiu kiek noriu, reiškia, 100 metų po vandeniu plauti, nenuplausiu tos energetikos, ten pasiliko jo mintis, jo, reiškia, psichinė energija, aš valgysiu tą pačią energiją. Jeigu aš vėl net už mėnesio valgysiu, ten pasilieka. Tik metaliniai indai nusiplauna, nepasilieka. Jeigu nori indus išsivalyti, reikia iš vis, vedai sako, švariausias energetinis valiklis yra karvės mėšlas. Karvės mėšlas reiktų plauti. Indus, jeigu svečiai atėjo perplauti po karvės mėšlo, jeigu aš noriu pats iš jų valgyti vėliau. Suprantat kaip? Mes nežinom to, čia, negirdėjote niekada. Matot kaip? Gal jūs neturit problemų gyvenime. Va. Bet jeigu turit gyvenimo problemų, tai viskas prasideda nuo to, kad mes užsiteršėm. Čia bus kitos temos, aš jums papasakosiu viską. Pajausit, kaip iš tikrųjų yra, kiek aš nežinojau. Aš irgi kažkada nežinau, daug nežinau, bet kai tą pamatai, kai susitinki kiekvieną dieną, kai tu gyveni, kai viską matai realiai, kas kur yra, kokios būtybės kaip kur vaikšto, mes viską perpranti. Ir tada supranti, vojai, kokie mes murzini. Tai va tokia realybė, dėl švaros. Neturėtų mūsų, sakykime, valgio metu juk šuo prie stalo būti, jokia katė, tai yra nešvaru. Užtenka pažiūrėti tik į šunį valgio metu, jau esi užterštas. Jau viskas. Į ką irgi tai, kad irgi vaikščiai ant stalo dar kur nors. Užtenka tik pažiūrėti, jau tu užterštas, psichiškai. Reiškia, jau tu neramus. Nes tie gyvūnai ramybės nesuteikia. Tai valgymo metas yra pats švenčiausias. Švenčiausias, tai yra labai subtilu, nes ką valgai, apie ką galvoji, ką žiūri, tą ir suvalgai. Dėl to ir vaikščiam tokie, žinot, visi kaip robotai, žiūrėkit žmonės. Visi tokie, įsitempę, draugystės nėra, meilės nėra, visi skuba, pamišę. O tokie, nėra ramybės. Žmogus nebegauna, ar kur atvažiuoja pailsėti, visi įsitempę, visi baugus tokie, įtampa, neatsipalaiduoja. Visi bijom rytdienos, dar kažko įsivaizduoja. Taipgi realu yra. Ar šeštadienis, sekmadienis mes tik neatsipalaiduojam. Ateina šeštadienis, jau galvom, kas bus pirmadienį, ne? Šeštadienį galvom, kas bus pirmadienį, kas pirmadienis taip ateis. Jau tiek, kiek jau buvo, nereikia laukti nei pirmadienio, nei šeštadienio. O šiandien, čia atėjai, čia būk, čia. Statai spektaklį, statyk spektaklį, matai žmogų, džiaugtis, valgai, suprantat kaip. O mes ten į priekį nugyvenam, arba gyvenam praeitim, tai mūsų suėda visą gyvenimą, nebėra ramybės. O kaip žuvis akvariumas? Šiandien apie tai nekalbam, gal tą kitą kartą papasakosiu. Nėra blogai. Čia apie gyvūnus kita tema, yra mano tema, galiu kažkada paskaityti apie vampirizmą, kas vampiruoja mūsų energiją, kas atima. Reiškia, kaip atskirti vampyrus. Vampyrus ne tos, kurie kraują geria, bet žmonės. Žinau, tokie nepasirodys čia, nors tokie yra realybė. Bet tiesiog žmonės. Jūs jaučiat, kad kaip atima kiti, bijot susitikti, pamatai kažką galbūt, kad nepamatyti taip, praeimėlį taip, nusisukit ten su kažkuo šneki, kad tik nesusitikti, reiškia. Arba su kažkuo susitinka galvoj, o siaubas, kaip čia dingti iš to, arba jauti, kad taip jau blogai, jau dūstu, arba kažkas paskambina, o jėvoje, atima visą energiją iš karto, ne? Iš karto kartais nelieka, iššildos. Bananas, žinot, be vidurio, vien tas žievė tokia lieki ir vajaja. Tai yra čia atskiros apsaugos priemonės, reikia tai žinoti, kaip apsisaugoti, kaip. Bet iš esmės visų reikia, jeigu myli visus, meilės, kas tai paims, niekas nepaims. Meilės niekas negali paimti. O taip, aišku, kėsinasi visi nori tos meilės.
Bet jeigu meilė yra tokia, kiek įmanoma stipresnė, nuteiktai Dievo, niekas neužgrobs jūsų. Tai čia kalbėjau, reiškia, apie švarą. Į švarą įeina tai, kad mes turėtume galvoti, ką perkam. Mes skundžiamės, kad nėra pinigų. Bet pažiūrėkime, kiek aš jau anasį kalbėjau, kiek pas moteris yra batų. Vasariniai, rudeniniai, žieminiai, pavasariniai. Kiek rūbų, kiek suknelių, kiek ten skrybėlaičių, pirštinių, rankinukų. Iki tų vis kaupiam, gal prireiks. Kartais net niekam neišmetam, netiduodam, gal prireiks. Aš mačiau, reiškia, teko būti pas žmonės, kurie turi savo garderobę atskirus kambarius, kur įvažiuoja tokie, stelažai, vežimėliai su rūbais, taip ištraukiam, toks kambarys, sakim, čia ištraukiam, pasižiūriu, ką turiu. Nesusigaudau, pat kartais nežinau, ką ten turi tam kambarį, nes iki tų suknelių ten rūbų nedaeisi. Taip kaip, turbūt, čia teatre, jie turi kostiumus. Čia normalu, nes teatras iki pasipuoštų, tai turi tiek rūbų. Su atskirom tom, reiškia, lentynom, nespinta, bet tiesiog stumtum ant ratukų, išvažiuoja tokie vežimėliai. Ir galvoju, ką čia apsiremti. O kai kurie prisiperka net, taip gyvena. Ir mes kaupiam. Bet jis sako, kad neįmanoma įsigyti naujo gero daikto, jeigu mes neišmetam seno, jis užima vietą energetinį jau, spintų dar ko nors. Todėl reiktų savo spintas parlaisinti, jausti. Jau mada pasikeitė, gal mano gabaritai pasikeitė. Mesgi kintam, taip labai retai kam išeina išbūti tokiu vienodu kūnu. Gali tik vato konstitucijos žmonės. Vata, kas yra vata, tai reiškia daug vėjo energijos turintys žmonės tokie sausi, viskas, jie gali kiek nori valgyti, jie tokie visą laiką sausi. Pasitempia, viskas, jiems šalta, aišku, vasarą, žiemą šalta, su pirštinė, su kojiniu miega vasarą. Ir dabar, tai jie visą laiką nekeičia figūros. Tu sako, kaip tau čia išeina jauna išbūti? O ir išeina, aš tokia. Taip jie išeina, tokį kūną gavo. Tokį. Jie pas jas jaučia vatą, reiškia, daug vėjo, bet jinai kenčia, jie šalta, dažniausiai šalta, jie neramu, jinai viską pradeda, bet niekur taip, nešioja ją, lengva. Taip, prigimtis tokia, nieko čia nepadarysi, tai nereiškia, kad blogas žmogus. Tai reiktų pasižiūrėti nekaupt daiktų, nes kiekvieną daiktą, kokį mes beparnešam, žiūrėkit, moteris prie ko daugiausiai prisiriša. Prasideda mūgės, o jas dabar verslininkai daro pastoviai 2-3 metus, 4. Ir ten viskas sukasi, birbė, blizga, jūtė, kaip ir žuvis, susižavimo, parnešim, pakabina, dar kažką pradėmė, visko pridėta, žiūrėkit, ant spintos sekcijų, po spintą, rūsį, ten sodo namelį, į kur dabar padėti viską, galvom, parnešam, kur čia pakabinti, jau nebėra kur kabinti, kur nors. Paskui dulkių kiek, nebeišeina valyti, ar ne? Nebeišeina valyti. Mes senstam, ir mes pasitikrinkim, ir daiktai sensta. Jie taip brangus atrodo, sentimentai, prisimenu, kaip čia gerai buvo kažką, neišmėsiu gaila. Į tas gaila, į viskų gaila. Ir paskui kaip? Pažiūrėk pas senus žmonės, ar kaime, kitur mieste, net ateini į namus toks kažkoks vapas, jau senatvės. Daiktai persimeti, ten laikraščiai pageltė, dar kažkas. Viskas, taip, aš nežinau, aš tai mačiau, jums neteko. Viskas taip kažkaip baugu net eiti. Matot, kažkaip jie neprisilies kažkur prie sienos, viskas susitepsi, taip atsargintus. O jeigu tu pavalgysi, valgy duosiu, galvoju, čia pasragant, čia kur gero valgysi, ne? Taipgi būna. Išliuži tą namą, baugu net. Ir tas žmogus, jam tai yra brangu. Bet kas atsitinka, žiūrėkit, tas žmogus toks laidoja, visi įeina išmesti, sudeginti, tai šiukšlyną. Ten vaikai išvažiuoja viską, ką jie pasiims. Pinigutė tenais, jeigu yra pinigai, ar ne, dokumentus, nusavybės, žemės, namo, sakys, o tai senis mūsų durnas, matai, jie prikopė. Dabar reiks kiek išvežti visko. Taigi niekas tų laikraščių pas save namus netems, rūbų irgi senų žmonių netems. Su amžiumi keiskime, kaip gyvename, jeigu ten buvo jaunystės, atsilaisvinkim. Nes kiekvienas daiktas pririša mus prie tų namų, mes paskui negalim numirti, ar mes išeiti po mirties, reiškia, mes grįžtame į tos namus, nes mus traukia tas prisirišimas. Suprantat, kenčiam po mirtiniam gyvenimui, nes ten niekas nepasikeičia. Po mirties neturim tik šito grubaus kūno, mes tokie pat stovim. Ir tu kančia 100 kartų daugiau, mums viskas brangu, nes buvom prisirišę, mes negalim, reiškia, evoliucionuoti toliau eiti, pagal Dievo planą kažkur aukščiau pakilti, nes tai mus pritraukė. Tai kas buvo, tą, ką mes ten jau laikėme brangu, kad tai buvo. O tiek yra niuansų. Toliau, moteris visada turėtų būti, reiškia, ekonomiška savo išlaidose. Moteris vyras turėtų šiaip dirbti, moteris taupyti pinigus. Moteris turėtų taip sutaupyti pinigų, net nedirbdama, kad jinai pasakytų, žiūrėk, yra pinigų, pas mus žiūrėk, kaip čia tau pasitimtų pinigų, tu uždirba, aš taupiau. Tai moteris gali padauginti pinigų.
Tai užtat reikia jausti, ar reikia gimtadienį kelti, ta prasme, nekelti, o daryti kaip lietuviškai, net nežinau išreikšti. Ta prasme, suruošti, ten vaikų ar vyro, pagal ką suruošti. Jeigu mes sunkiai, sakykime, uždirbame, ar vyras, mesgi mūsų, sakykime, tos pareigybės ar darbas gali skirtis. Gal mes matom, aišku, ar savo namą turim, ar būtų, kad ten kaimynai, sakykime, kelia šventę, palevoja, ten gimtadienį vaikai, visi džiūgauja. Ir aš padarysiu, galvoju, nueisiu į banko pasiskolinus, ten giminių irgi padarysiu šventę. Lietuvių toks principas, ypač kaimuose, aš irgi pasikelsiu balių, taip sako. Bet kas iš to, kiek paskui reikės atidirbinėti, kiek kentėti, kad čia kažkas pragers, pasilinksmins. Reiškia, mano ego, kad mums čia mes irgi tokie nepasiduosim, suprantat? Nepasiduosiu, ar to reikia? Nereikia gal, paskui reikės atidirbinėti, kentėti. Nepavalgysim kažko nenusipirksim, neišvažiuosim. Tai moteris turi jausti, ką, kur, kaip pirkti. Ar gali jinai sau leisti, ar gali šeima, reikia vaikams taip duoti pinigų, ar reikia tų daiktų, gal jų nereikia. Gal nereikia daugiau net dirbti, nes prarasiu sveikatą, arba vyras praras. Gal užtenka tiek, kiek turim. Žmogus turtingas gali būti savo vidumi, ne išorė. Daugybė žmonių aš pažįstu, turi milijonus. Bet, negali, sakykime, šitai ramiai gyventi. Arba čia ten, kažkur atsipūsti. Jie pergyvena, jie psichuoja, jie, kiek problemų turi. Jie tik geria dieną naktį, supranta, negali taip atsipūsti. Tokių pilna greičio pasakoti, šeimos. Viską turi, ateina kompanijų prezidentai, ateina, sakykime, kokios ten direktoriai, žmonos skundžiasi, sako, vyras kiekvieną vakarą geria, jis ten žymybė kažkoks, ar ne, ir niekas nežino, vis taip neatsipalaiduoja, įtampa, suprantat, kaip viskas, gyvenimo nėra. Tai tas turtingumas arba pasirodymas nieko nereiškia, ten kažkur, aišku, pasirodysiu viduje turi būti ramybė. Tai va, moteris turi būti ekonomiška. Dar viena pareiga moteris turi žinoti, atsiminti, kad moteris atsakinga už vyro sveikatą. Ne vyras už vyro sveikatą savo, moteris už vyro sveikatą. Vyrai visada yra baugus, eit pas stomatologą, eit pas ten urologą, nepasitikrinti, dar, bet kur eiti. Vyru, kur eiti ten, nebėra tos aparatūros, kad ten su kažtu, žinot, su tom asfaltą, yra normaliai, kaip tos dantis žiūri, ten net skausmai, bet vyras negali, jie vis tiek baugu. Vyru visur baugu, ir paskatas eiti kažkokį ego, žinot, kaip aš ten eisiu, laiko nėra, liktai. Dar paeinu, galvoju, dar paeinu. Žmogus kaip sako, jeigu paeinu, dar sveikas. Bet tai va, moteris atsakinga, dėl ko atsakinga, kadangi vyrų tokie psichai, jie baugus. Jie neis, jiems nedrąsu, jiems kažkur išlysti į viešumą nedrąsu. Jie drąsus tarp savo, sakykime, kompanijų išgėrę, dar kažkokie tada sukoti, tokie kaip. O taip jie sundibėt, kad vyrai nedrąsus, niekur nenorėti. Tai jūs turite tikinti, turite nutemti bet kartą per metus, kad jis dantis sustaisytų, kad jį peršviestų, kad jis, suremontuotų tą mašiną. Kai vyras, matot, save neprižiūri, moteris tai ką turi galimybę, jūs gali įsiverkti, jūs gali apšaukti kažką, išsilieja, jūs gali kažkam dar įsipasakoti. Vyrai savo širdžių niekam neatveria dažniausiai. Jie tokie uždari. Gerai, jeigu ten eina dar į bažnyčią, pasako, bet tai reiškia, jis net Dievo gėdėsi arba bijo, kad taip išsakyti klebonų, jau labiau sudėtinga. Dialogą, kad taip užmėgsti viešpatį, ten aš tą pridariau, ten duvau, kad būtų dialogas, kalbėtų. Moteris gali savo atverti, vienus kalbėti, arba į bažnyčią nueiti, arba išsiverkti, verkia, viskas išeina tas purvas. Vyras viskas savį nešioja. Ir kas ateina? Nuo 50 metų, žiūrėkit, vyrų mažėja, 60, 70 vienetai besulaukia. Visus beveik paskui senutės lieka. Tai va, moteris praranda vyrus. Kadangi nesirūpino, jūs sveikata nežiūrėjo. Moteris, turėjo jinai atkreipti dėmesį. Net moteris turi, kaip sakant, jeigu jinai yra labai dvasinga, turi tokią patirtį, atsiranda žinių, jinai turi galvoti, kaip vyrą padaryti dvasingu. Jeigu vyras bus dvasingas, jis bus ir sveikas. Jis bent kitaip priims. Reikia galvoti, kaip pas vyrą atsirastų tas dvasingumas. Moteris neturi vyrą padaryti, kaip sakant, tuo dvasiniu lyderiu šeimoje. Tai čia viskas pas moterį sudėta. Todėl moteris turi vesti, reiškia, į ligoninę. Vyras iš esmės yra mažas vaikas, supraskite. Jeigu turi 2 vaikus, tai vyras 3 mažas vaikas. Ir 1 eilėje. Jeigu vaikų nėra, tai vis tiek jis mažas vaikas. Jeigu 1 vaikas, tai 1 vyras mažas vaikas, paskui vaikas mažas vaikas. Taip yra. Ar sutinkat? Matot, taip yra tokia psichika, nieko čia nepadarysi. Taip yra. Kaip ir sakiau, nesusišnekam šeimos, reiktų vertėjo. Nesusišnekam, o taip parveskit į šeimą vertėjimą, kartais mane pasamdykit, arba taip paprašykit. Išversiu. Moteris sakys, jis toks, sakysiu, sako, kad kažką jūs nepadarėte. Suprantate. Ir sakysi,
Sakysiu, matai, jis netaip suprato, paimkit kažką ten, įdėkit druskos, dar jam, matot kaip, taip dažniausiai yra, mes nesusikalbam, reikia vertėjų, praktiškai kiekviena šeima mūsų, kiek aš susitinku, siaubas, reiškia, kasdien susitinku, ar į paskas atvažiuoja, būna konsultacijos, arba pas mane atvažiuoja, eilės arba stovykloje. Ir jo tragedija, kadangi nei vienas iš mūsų nenori keistis. Nenori, labai sunku pasiekti, mes norim kitas, kad keistųsi, bet reikia save keisti. Kai save keičiam, pasikeičia visą situaciją. Reiškia kita, moters kaip pareiga, net ne pareiga, turbūt to kaip gyvenimo stilius. Moteris neturėtų užsimanyti savarankiškai ten badauti arba pasnikauti, žinot. Kaip pas mus didėja tie gramai, ne kilogramai, gramai, ten, 2 gramai padidėjo, ten kažkur jaučiam, žinot. Kartais žmonės, net nedekvačiai tą gyvenimą supranta, kartais jauni žmonės jau galvoja, kad kažkas didėja. Atėjo, sakiau, jums gal nesakiau, viena irgi mergina, jauna, gal 21 metai, vis nieko jie netrūksta, taip, kaip sakant, gali modelių dirbti. Ir šaukia, tai man blogai. Sakau, kas blogai? Celiulitas, sako. Sakau, tai koks celiulitas? Va, čia celiulitas. Sakau, jūsų kelniam. Koks vyras klausdavo, nusivilk kelnes, pažiūrės pas tai celiulitas. Ar buvo tai? Kas ten žino pas tai? Celiulitas, neceliulitas, mėlynė, ten kraujagysliai šokus ir apgamas toks, kas nors. Tai kas taip žiūri? Niekas, matot, pa žmogų čia celiulitas, va, protė. Sakau, bet suprantat, sakau, mergaitė, kas ten pas jūs, žiūrės, vis tiek man nejauku, man celiulitas. Taigi niekas žmogų, kai susitinki, žiūri į veidą, į elgseną, į natūrą, į jo gėrį, kiek jis man patrauklus. Niekas ten, taip, va, nežiūrėjai, pamatuosim, čia išmatuosim, pasversim tave. Nėra dar taip. Tai va, tai žinokit, taip nebūna. Nebūna ten šeimoje, paskui mes jau gyvenam, apsileidžiam, per daug valgom, kartais jau sunkiai painatas, jau sako, moteris sako, mes pilva. Jis sako, tu pati va ten susimažė kažką tai. Matot, vienas kitam jau reiškia pretenzijas, bet abu dažniausiai neteisingai gyvenam. Ir su metais norim, nenorim, labai aišku, sunku tą kūną taip išlaikyti, kokie mes buvom ten prieš 20-30 metų. Reikia priimti tą žmogų, kartais sutrinka, žinot, įvairius funkcijos, nieko nepadarysi, kartais gal iš visai susitrauksiu, kartais paprinėsiu, bet čia yra mašina, čia yra kūnas namelis, kuriame gyvenu aš siela, nereikia taip pretenzijų reišti vienas kitam, ten padidėjo, sumažėjo, ten užsiritė, atsiritė, ten ilgiau ir nukrito, žinot, tokia, tonokia, dar kažkas. Yra vyrai, pas mus gal mažiau, užsienį, ten iš vis, žinot, man irgi teko susiturti, reiškia, kai vyrai duoda pinigų, ką nuvažiuok, susimažink, pasididink, reiškia, jau kaip mašina. Pravažiuoju, blogai, dar kartą į operaciją važiuok, kokią plastinę. Taip, dėjau, aš mačiau, tarkim, man teko matyti. Moteris 3 kartą atvažiavo tenais. Didintis, nes amžius eina, kinta ir jas vyras atvarė. Ir skambina ten girdžiu, teko palatui būti. Jo, sako, kaip ir sakei, pasidariau ten, pasididinau, reiškia, dabar va, čia veidas sugimtuotas, viskas, nepakalbu, matot kaip, duoda pinigų, kaip mašina, reiškia, pasikeisk, priimsiu tave. A kur čia meilė? Čia meilės nėra iš vis, jokios meilės. Čia iš vis, demonizmas, varyti žmogų, kentėti, kad papjaustų jį, kad man patiktų tą išorę, matot. Tai su ko aš gyvenu? Matot, apie sielą neina kalba, apie ten vidinę užuojautą, meilę, gėrį, iš vis neina. Žiūri man, kad tas kūnas patiktų, kad aš galėčiau eiti su to. Man, reiškia, malonu, kad visi žiūrėtų, man tai normaliai atrodo. Va, aš pasitenkinu, reiškia, vedžiodamasis tą moterį kaip šuniuką, žinot. Žmonės įsiveda šuniuką, vedžioja, tai aš tą irgi moterį veduosi, kaip šuniuką, kad visi matytų. Aš va, taip jau toks stiprus, reiškia, galiu vežiotis ją, nes padariau kaip norėjau, nes jinai man patinka. Taip negalima. Tai kalba eina, kad moteris turėtų žinoti, kad pirmiausia, aišku, jinai turi klausti vyro, ar aš tau graži, ar aš tau patinku. Šiais laikais moteris iš vis ką daro, jūs nori tik savo patikti. Savo. Toks egoizmas. Anksčiau moteris dar norėdavo dėl draugų pasipuošti, ten dėl bendradarbiavimo, dabar savo prieina prie veido, kažkaip dar kažkaip trūksta, kur čia dar, tu pati save apžiūrinė, ką čia, tu ten, dar blogai, patikė, tik dėl savęs, toks ego, savo tik tai, sutinkat? Ir net filosofija visą vystoma, savo patik, savo visur, kad savo patiksi ir kitiem patiksi. Mes ne dėl savęs gyvenam, jeigu yra šeima, reiškia, aš dėl vyro gyvenu, vyras turi gyventi, aišku, reikia dėl manęs. Kai mes vienas kitam tarnaujam, viskas yra gerai. Yra toks pasakojimas, reiškia, žmogus paprašė angelo, sako, parodyk man, sako, pragarą. Ir jis sako, angelas eina, saptų už rankos kambarys, reiškia, didžiulis katilas, ten, reiškia, privirta valgiai, ruoja, reiškia, pilna košės. Ir, reiškia,
katilas didžiulis ir mirė žmogus, reiškia, tos sielos, bet žmogaus pavidų, reiškia. Tokie ilgi, reiškia, tie šaukštai, ir visi ima tą košę kabina, visi puola prie to katilo ir bando pavalgyti. Košė karšta ir viskas krenta, apsidegė, nekeikia, nepaima, žinot, su ilgu šaukštu, tokiais kaip samčiais. Kaip tu pavalgysi su to šaukščiu, reiškia, duozas aplinkai pyksta, čia sako pragaras, visi nudegė, reiškia, pasiutė, plaukai nuplikė, nes vienas kitam užmeta košę, kai ima. Žinot, kaip va, didžiulis, čia pasakytum kokių 5 metrų aukštų katilą ir duotų 2 metrų mums tą irklą ir valgyk, kad galėtum pakelti. Kas čia gautųsi? Sako, ojei, kaip čia baisu tas žmogus, sako, parodyk rojų. Gerai, sako, einam į kitą kambarį, pardaro. Reiškia, toks pat katilas, tokie pat tie samčiai. Žmonės patenkinti, nes vienas kabina paduoda kitam, kitas valgo. Pavalgo. Tas ima tas tam paduoda, suprantat? Manot kaip? Vienas kitą maitina. Vat visas skirtumas. Pragaro rojus, čia aš pats puolu, o čia dalinuosi. Va kokia esmė. Tai čia dėl pasnikavimo moteris pirmiausia turi paklausti vyro. Nu kaip aš tau atrodo? Vyrai dažniausiai vyrų esat ir viskas. Jis mato tą foną. Yra energija. Energija yra. Ir svarbu kas vyrų. Kad turiu žmoną, kad gera viskas. Jūs taip mažai tos pretenzijos kelstam. Ar ten išlindo kažkas, neišlindo. Čia nukrito ar nenukrito. Ten trūksta vieno plauko, neskaičiuosi vyras. Paskaičiuosiu, kiek tau liko plaukų. Moteris žino, kad jai 100 iškrito ten per dieną. Bet vyras negi nesuskaičiuos, iškrito, nereikia tiek, reiškia, mums psichuoti, viskas yra daug paprasčiau, čia vidinis nusiteikimas. Ir moteris pradeda, reiškia, visokius gert vaistus, ten plonėt, storėt, galvoje ryja, suprantat kaip, nežino kas kaip, yra blogai, žaloja savo psichiką, žaloja fizinį kūną. Yra tam skirtos dienos, jeigu žmogus nori pasnikauti, kurios sutampa su kosmoso energija, žmogus savo nepadaro jokios žalos. Tos dienos vadinamos ekadašiais, reiškia, 2 kartus per mėnesį yra tos dienos, kai galima pasnikauti, nepadarant žalos savo. Reiškia, yra mėnulio, tai yra mėnesio 11 mėnulio diena ir 11 jaunaties mėnulio diena ir 11 pilnaties mėnulio diena. 2 kartus per mėnesį. Tai slenkantis grafikas. Tai vadinasi ekadašiai. Mėnulio 11 pilnaties ir mėnulio 11 jaunaties. Paskui aš galėsiu jums duoti kalendariukus, mašiną turiu, atnešiu. Ten yra pažymėtos tos dienos, visiems metams būna. Tomis dienomis mes nepadarydami savo žalos, galim, sakykime, atsisakyti net, tomis dienomis rekomenduojame nevalgyti grūdinių, ankštinių kultūrų, tai reiškia duonos, nes viskas, kas su grūdai surišta, ankštinių patiekalų, nes tomis dienomis atsidaro kosminiai vartai ir į žemę eina neigiama energija, jeigu valgom tomis dienomis grūdinės kultūras, mes, reiškia, pasunkėjam, gaunam neigiamos energijos ir atsitinka daug nelaimų, psichika sutrikti gali, visa kita. Tai galim susilaikyti nuo tokių valgių, galim valgyti ten 2 kartus, ne 3 per dieną, galim 1 kartą valgyti per dieną, galim iš vis nevalgyti, gerti tik vandenį, o galim net negerti vandens, yra sausas pasnikas vadinamas. Šiandien vakarė pavalgiai ir valgys jau poryt ryte. Suprantat, tada nedarai žalos savo psichikai ir nedarai žalos savo fiziniam kūnui, visa kita netinka, kada mes ten susigalvojam, nes kaip bebūtų, jeigu moteris savarankiškai pasnikauja, patauja, jos prote atsiranda įtampa, įsitempi, nes tai skėsė didžiulė, tai reikia įtampa, nes man reikia susilaikyti, ašgi matau, vaikai valgo namuose, garuoja puodas, valgymas, aš kokia tampu nerami, aš pykstant, jeigu kažkam teko, labai sunku susivaldyti. Tokia įtampa, reiškia, šiandien neigiama energija, moteris sensta automatiškai dėl įtampos. Kas atsitinka paskui, aš gal išlaikysiu tas 2-3 dienas, ten nevalgysiu kažko, bet paskui, kadangi protas, kaip sakant, dirba savarankiškai, nepriklausomas nuo manęs, organizmas irgi, aš pulsiu atvalgysiu tą savo, paskui kaip taisyklė dar padidės tie kilogramai. Jeigu teko kažkam susidurti, bandyti taip sureguliuoti savo svorį, yra sudėtingai. Todėl reikia pasirinkti atitinkamas dienas, kada, kaip galima, sakykime, pasnikauti, nežalojant savęs. Reikia žinoti. Reikia geriau susidaryti dietą, kas man tinka, pasirinkti individualius produktus. Žinoti, ką valgyti per pusryčius, žinoti, ką per pietus, ką vakare man valgyti, ko iš viso netinka, kas man pagal konstituciją netinka, ne visiems tinka. Reiškia, tie patys produktai gali šeimoje visiškai skirtis, vienas žmogus gali tą valgyti, kitas negali, jeigu yra skirtinga kūno konstitucija. Ir aš galiu vaiką versti valgyti, jeigu jis bus, sakykim, vatus, konstitucijus, ten paims lapelis, salotų, dar kažką, gurkiukų, jam užteks, sakys, mama, sotus, mes šaukiam, psichinė prievarta, aš vartoju, valgyk su vaikui baugų, jam nereikia tiek, nereikia. O kitam atvirkščiai, kitas valgys daug, nes jam reikia, sakysiu, kaip tu valgai, jam reikia, jis sudegina, jeigu mano konstitucija pita ugnies daug, aš pastoviai norėsiu valgyti, man nedaug valgyti, aš pyksiu, nes man sudegiau tas kuras, suprantat, malkus. Tai jeigu aš nedėsiu viskas, man va tokius akis, aš nervuotas. O kitam nereikia, nepriversi, jūs galite ne vieną kartą pavalgyti.
Matot, skirtingi kūnai, skirtinga psichika. Ir tėvai tai nesupranta. Turi valgyti. Nu ką reiškia turi? Daug ką turi, tai man atrodo, kad tu turi lipti medį, lipka. Suprantat, kaip? Reikia, tai žinot, čia yra mokslas, čia ne šiaip savo išgalvota, čia yra mokslas, fundamentalus mokslas. Kad mes turim jausti kiek ir kaip, ką valgyti. Toliau, aišku, geriausiai, kai moteris valgo lengvesnį maistą, jeigu moteris gali tapti vegetarė, maitintis daržovėmis, vaisiais, pieno produktais, jinai palengvėja automatiškai. Iškart nurimsta psichika jos. Reiškia, jinai turėtų pasirinkti lengvesnį maistą. Vakariai iš vis reiktų mažiau valgyti. Lengvesnį, tokia moteris turėtų subtilesnį jausti. Su amžiumi, matot, lėtėja virškinimo visas procesas, ugnis taip jau prigęsta. Jau čia turbūt kartais šalda ir rankos ir kojos, nors jūs esate ir pitos konstitucijos, reiškia, kaip ir ugnies turėtų užtekti, aktyviai laksto, bet va, rankos šalda. Arba kartais pačiom šalta. Ne, šalta kartais, taip, reiškia, čia jau daug energijos išvaistė. Jeigu daug bendraujam, persidirbam, jeigu nedamiegam, arba einam vėlai labai miegoti, viskas, reiškia, pas mus neatsistato ta imuninė sistema, kaip reikiant pilnai, pas mus nusilpsta psichinės funkcijos, mes negaunam maitinimo, mes tampam nervuoti, tokie pažeidžiami, pikti, nerimstantis. Tai reikia laikytis dienos režimų. Ir sveikai maitintis, nuo to visą priklauso tokia mūsų sveikata būklė. Daug mums duoda maistas ir miegas. Reikia žinoti, kad reikia gyventi gamtos ritmu. Viskas bus gerai tada. Toliau, ką dar galiu pasakyti? Gal paskutinį tokį iš tų. Čia gal mes dar 3 dienas galėtume skaityti apie pareigas. Bet laikas eina. Ar jums įdomu bendrai? Reiškia, kita pareiga, tokia gal irgi viena iš svarbiausių, moteris atsakinga už tai, kad išauklėti šventus savo vaikus. Šis moteris jau prieš turėdama vaiką turi ruoštis planuoti, kad aš noriu vaiko. Neturi įsivaizduoti, koks tas vaikas bus. Įsivaizduojat, kad pagimdyti vaiką, turi net matyti, koks jisai turi būti, žinoti jo savybės. Ką jis iš vis darys tas vaikas, pajausti tai. Moteris tai gali pajausti. O ne taip, kad noriu vaiko, kadangi visi turi, man jau reikia, arba ten dar kažką. Jis turi jau žinoti, koks turi ateiti, ką jis darys. Berniukas, mergaitė, gali tokius pageidavimus. Reiškia, ir sakoma, moteris tampa moterimi, jeigu tikrai jinai pagimdo. Reiškia, kūdikį perina per tą motinystės visą procesą, nebent jinai eina dvasiniu keliu. Eina dvasiniu keliu, jai užtenka, sakykime, Dievo, jai duoda tą pilnatvę. Ir kaip ir tas vaikutis gali būti, gali nebūti, jinai nesureikšmina. Bet moteris sako, tampa tikra moterimi, jeigu pagimdo. Jeigu jinai realizuojasi, kaip ir savo misiją įvykdė. Pats žodis mama yra pats švenčiausias. Žiūrėkit, motina taip džiugina tas žodis mama, kai vaikas pasako, ištarė. Ir vaikas visada dažniausiai pirmą žodį pasako mama, tos skiemenės, mama, matom, mama. Ir dažnai net karas vyksta šeimoje, žiūrėkit, vyras, kad jūs klausia, ar mane myli, ar mane? Ir mama irgi mane gal myli, mes klausim net vaiko, norim kiekvienas pasigviešti savo meilės, norim atimti, vienas iš kitų net konfliktas. Ne, aš jį auginu, jis mane myli, ne, ir aš tėdė, mane myli, man vyksta kova, nes nori meilės. Ir tas vaikas kirsto, vaikas nesupranta, kas čia dabar. Vaikam nedaina, kol jį maži. Juk šis kas čia kaunusi, kokia čia myliu, nemyliu, mes sakyk, kad mama, ne, tėti. Matot, tokie mes net drebam dėl pykčio, kad kažką vaikas ištartų, kad jis man priklausytų. Tai sakoma, kad nėra atlygio, jeigu mus kažkas pagimdė, o mus pagimdė visus mamos, kad nėra atlygio, kad mes galėtumėm mamai užmokyti už tai, kad jinai pagimdė. Mes turim įvairius tėvus, įvairias mamas, vieni nepatenkinti, ateina daug vaikų skundžiasi, sakykime. Kiti vos neprakeikia mamas, nes ten jinai sumušo kažkada, nuskrijo, nelygiai padalino, mažiau mylėjo, dar kažkas, reiškia, kitus paliko, ateina, paliko mane, man matė, arba atidavė močiutį ten auklėti, dar kažkur visokių atvažiuoja. Tai, ką reikia žinoti? Tai reikia žinoti, kad mama mus išnešiojo, davė gyvybę viskas. Jau tai užtenka, kad mes likom jai skolingi. Jau likom skolingi. Vedai sako, kad mes amžinai čia esame visiems skolingi. Mes skolingi Saulė, kadangi šviečia, duoda šilumą. Skolingi Lietui, nes jisai tręšia žemę, duoda viską. Mes viskam skolingi, suprantat? Ir nėra šansų taip ir atsilyginti. Tik atsiduodant Dievui galima visiems atlyginti. O taip mes visiems, mes galvom, kad taip mums priklauso. Priklauso, kad lytų, kad šviestų, kad mums valgytų, kad mums kažkas parūpintų.
Niekas čia nepriklauso, mes esam amžini skolininkai. Todėl savo mamas reikia gerbti. Reikia žinoti, kada jūs gimtadienis, kada vardadienis, kada mama pagimdė. Reiktų savo gimimo dieną, ne mama mus turėtų sveikinti, o mes mamą sveikinti. Ačiū mama, kad man davė gyvybę. Gyvybė, o žmogaus gyvybė yra didžiausia vertybė. Nes tik turėdamas žmogaus tą gyvybės kūną gali užduoti klausimą, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš gyvenu, pakeisti save, realizuotis. Nes miliardai, ne milijonai, o miliardai begalybės jau laukia įsikūnimo čia, laukia to kūno, kad gauti čia realizuotis, prabusti. Nes tik žmogus prabūdęs gali tapti sąmoningas, gali sužinoti gyvenimo prasmę, savo esmę. Iš vis, kas šis toks yra, joks gyvūnas negali to paklausti, pakeisti savo gyvenimą, negali. Jie tik atbuvinėja tam kūne, bet kokiam kūne tą karmą, tą gyvenimo atkarpą. O tik žmogus, kai šitą kūną turi, gali susamoningėti, suprasti, kad užteks kentėti. Dėl ko aš čia gyvenu, kas čia viskas darosi, kaip čia viskas vyksta, kodėl jie neturtingi, tai vargšai, kodėl sergam, kodėl nelaimės, dar kodėl taip yra, kodėl aš irgi noriu būti laimingas, gal aš daugiau nenoriu kentėti, kaip išsivaduoti, kaip išeiti į tą amžinybę, tik žmogus. Tai mums mama tą davė tą formą, kad mes galim tą klausimą užduoti, kiti negali, gyvūnas negali. Tai savo mamas reikia gerbti, reikia jas sveikinti, reikia jas dėkovoti, reiškia, jeigu ateina senatvė, aišku, jas reikia paimti pas save, prižiūrėti, jeigu jūs jau turi negali. Mažai kur pasaulyje yra šalių, kur savo tėvus įduoda į senelių namus. Pas mus taip yra išveža. Sako, ten tau bus geriau einam. Ir veda, geriau, turėti savo kambariuką, draugių turėsi, suprant. Irgi tokį pat, reiškia, kur negirdi, nemato, nepaeina, draugių sako, tu galėsi draugauti, televizorių galėsi žiūrėti, tau valgyti atneš. Ar mes norėtumėm tokios senatvės, kur išveža mus? O išveža tam uždaro. Į bendrabutį, kur kartu su kažkuo mėgosim, kažkas nars, kažkas dujas leis, kažkas šauks. Matot, kaip sudėtinga. O taip reikia suprasti, kad ką mes darome kitiem, tas pats laukia ir mūsų. Kitaip nebus. Ar šiandien kitam gyvenime tas pats bus. Todėl reikia mylėti savo tėvus, jeigu įmanoma, neišeina jiems ten vieniems užbaigti savo gyvenimą, paimti pas save, ten metai ar 2 ar 3, nieko 10 metų nereiškia. Prieš visą amžinybę, jeigu mes kažkam padedam. Reiškia, mes ne kitam padedam, visą laiką, kai kažkam padedam, reikia žinoti, kad padedam savo, kas įdomiausiai savo padedam. Mes galvom, kad mes tam kažkam padedam, mes visą laiką užsidirbam savo, mes nukerpam karminę uodegą, kažkokią savo nuodėmės. Mūsų automatiškai visada sakoma, dvigubai yra atlyginta, jau atlyginta, jeigu kažkam padarėm gerą. Todėl savo mamas reikia mylėti, gerbti, paskambinti, prisiminti, kartais nuvažiuoti aplankyti, o ne taip, ten važiuosiu nervuotis. Jų nepakeisi, reikia žinoti, kad mamų nepakeisi. Jūs yra tokius ir ten būna. Jūs visada į mane žiūrės kaip į vaiką, kiek man bebūtų. Net 100 metų man bus, o mamai 120, o jie vaikelė, o ten tu iš to kelio nieko nebeliko, manot. Tai būna. Nieko kartais. Tai priimkim tą mamą, nekeiskim jos, patys save keiskim, supraskim, kad jinai savo gyvenimą atgyveno, jinai ką galėjo, tą padarė. Jos toks sąmoningumas, kad mano vaikai irgi mane žiūrės, sakys, o jeigu jie vis tiek durni tie tėvai, galėtų taip daryti. Jų vaikai jiems sakys. Taip sakys visada sakys, suprantat? O iš viršaus žiūrės, vis tiek čia vaikai nieko nesupranta, mažas vaikas, nors jam 100 metų tam vaikui bus. Iš viršaus taip žiūrės tėvai, o mes juos žiūrėsim taip. Mums atrodo, kad jie nieko nesupranta, o tėvams atrodo, kad mes nesuprantam, ne taip darom, ne taip gyvenam. Suprantat? Nes viskas yra vertinama pagal to pasaulio dėsnius, o reikėtų pagal dvasinius dėsnius. Pagal dvasinių dėsnių, mažai kas supranta, nežino kas kaip čia kas yra, dėl to taip yra tokie vertinimai. Tai šiandien jau tiek pakalbėjau, gal pasamų turite. Pareigautų moterų, o tiek. Kas jums įdomu? Ką norit paklausti? Ar bendrai tokia tema įdomi? Šiek tiek. Įdomi. Čiut-čiut. Ne čiut-čiut. Įdomi. Gerai. Gerai, jeigu kažką pritaikysit savo gyvenimą, jeigu kažką žinosit. Matot, bendrai, tokie susitikimai duoda, kad jūs kaskart prabūdat. Visą taip jumis jau yra. Jau yra. Yra viskas ten įdėta. Mes viską turim. Kaskart, kai kažką sužinai, šviesos biškį leidi, pats automatiškai gerėji. Niekas neteis už mus nepadarys, mes patys padarysim. Jūs gerėji supranti, kad reikia tvarkyti savo gyvenimą. Ir aš linkiu, kad jūs vis labiau atsivertumėt, kad vis labiau pradėtumėt tvarkyti savo gyvenimą. O taip galima susitvarkyti. Nesvarbu, kokio įdomiai buvot, ar kokio būsit, ar ten viršų pakilot, ar nėra. Galima visada išnerti, viską pradėti iš naujo kurti.
Dievas davė vieną iš savo savybę žmogui, reiškia kūrybą. Kūrybą mes galim kurti viską iš naujo. Tai bet kokiam amžiui pradėti iš naujo. Nėra ten jau sakytų senatvė, pabaiga. Niekada, kol reiškia galvą krūtinat ir kalbat jūs dar gyvi. Ranką jeigu pakeliat, gyvi, galit viską keisti. Net jeigu rankos nepakeli, gali keisti savo mintis, vidų savo keisti. Nesvarbu, net jeigu nieko neišeina padaryti, tai čia galima melstis, galima kalbėti, galima transformuoti savo vidų, va tą sąmonę. Tai niekada nėra vėlų keistis. Nėra senatvės, reikia suvokti. Nėra. Pasenas namas, nu į kas aš eisiu kitą namą, kitą gyvensim. Mūsų iškels iš šito, kelsi naujesnį namą, bus geresnis. Bet mes galim pasikeisti taip, kad gautumėm geresnį naują namą, daug geresnį negu šitą. Arba iš vis išeiti į tokį namą, kur nereikės įžiūrinėti, grįžti į dvasinį pasaulį, į savo tikrosius namus. Tai kokios temos norėtumėte sekantį kartą? Ar apie moteris tęsim, ar apie vyrus pradedam? Biškinau, apie vyrus. Apie vyrus biškinau. Tai jūs atsiveskit tų vyrų. Atsiveskit vyrų, kokį kaimyną paimkit. Taip atvesti, pasakykit, no. Žinokit, man į stovyklą viena moteris Klaipėdoj skaičiau ir už savaitės turėjau daryti stovyklą, va, šventojo, kurią dariau dabar. Ir jinai taip, va, jūsų amžius sako, neis, mano vyras, nu niekaip neis, sako, čia neišleidžia. Sakau, prieikit pabučiuokit, prisiglauskit, išvažiuojam, tu pailsėsit, ką norėsit ten daryti, nu einam kartu. Ir prie stovyklos tai žinot, sako, jūs turbūt magiją užsiimat, kodėl sako, aš taip pasakiau, nu gerai, važiuojam, sako. Bet jis įspiriojo, sako. Va, žiūrėkit, sako, tai sėda košę valgo. Ir vyras sėdė, prie sako, kaip bus, sako, gerai, čia pas jūs gerai. Paskui atėjo panikuoja po stovyklos. Nors stovyklos metu jinai sakė, kad knygą skaito kambarį, dar kažką, suprantat kaip. Esmė, matot, atšildykim širdis. Nu, peržengim per save, mes nenorim, kad jis gal niekur jis neis, durnas, senas, nieko jis nenori. Nu, aš savo tavo, pranau, jeigu. Bet mes peržengim tą. Jūs gal eis, gal viską peržengim. Prieikim, pakeiskim santykius, po truputį, išviliokim. Pas moterį vyrą viską sudėta, jinai burtininkė yra. Moteris tiek savyje visko turi. Sakiau, moteris kol gyva, jinai gyva. Viskas, jinai viską gali. Viską gali. Po čiučiut. Kitą kartą ateis, tą kartą neis, kitą kartą taip. Peržengim tą ribą. Žiūrėkit, vyrai, kiti patys ateina. Stebuklai. Aha. Matot, tai save reikia keisti, ateis kitą kartą. Jeigu matot, jau jūs išleidžia, ar jūs sakėt, kad į bažnyčią einat? Gal jūs sakėt, kad pas kleboną kažkaip bažnyčią, ar mišias, ar į daržą, ar į pliažą? Ne, jūs sakėt į paskaitą, ne? Nu, matot, išleido. Tai yra labai jau daug. Labai daug. Jau jūs, reiškia, 50% laimėjot. Nes pačios atėjo, dabar tik liko 50% į atvesti. Dabar bus pliusas, jeigu paklaus, ką ten girdėjai ir kas. Jis subtiliai, sakykit, kad pasakyčiau, kad tave myliu, ir myliu aš tikrai, va, užmiršusi 10 metų. Myliu tikrai, va, dabar atsibūdau, myliu, užmiršau 10 metų pasakyti.